92 metų gruodį, kai Lietuvos žurnalistai ruošė interviu su buvusia premjere Kazimiera Prunskiene, ji pasakė frazę, kuri sukėlė daugiau klausimų nei atsakymų. Galima gyventi skyrium, bet būti kartu. Šie žodžiai nuskambėjo kaip mįslė, kurią jis saugojo daugiau nei 30 metų. Kodėl moteris, kuri vadovavo šaliai, kuri derėjosi su Maskva dėl Lietuvos nepriklausomybės, kuri buvo viena galingiausių asmenybių Baltijos šalyse, negalėjo atvirai pasakyti apie savo asmeninį gyvenimą? Kas slypi už šios paslaptingos frazės? Kodėl ji ir jos vyras Algirdas Prunskis oficialiai niekada nesiskyrė, nors gyveno atskirai beveik visą sutuoktinį gyvenimą? Ir svarbiausia, kokias paslaptis ji saugojo nuo visuomenės akių tiek metų? Kai 99 metais Kazimiera Prunskienė mirė, jos asmeninėme archyve buvo rasti laiškai, kurie niekada nebuvo išsiųsti. Laiškai vyrui, kurio nematė mėnesius, kartais metus. Laiškai, kuriuose ji rašė apie meilę, apie išdavystę, apie politiką, kuri sugriovė jų šeimą. Bet šie laiškai niekada nepasiekė adresato. Kodėl ji juos rašė, bet nesiuntė? Ką ji norėjo pasakyti, bet negalėjo? Šiandien pirmą kartą per 35 metus mes atskleidžiame istoriją apie keisčiausią santuoką Lietuvos politikos istorijoje. Įsivaizduokite moterį, kuri kiekvieną rytą kelia telefono ragelį, kad paskambintų vyrui, bet padeda jį atgal. Moterį, kuri viešuose renginiuose šypsosi ir kalba apie šeimos vertybės, bet grįžusi namo užrakina duris ir lieka viena. Moterį, kuri turi galią keisti šalies likimą, bet negali pakeisti savo asmeninio gyvenimo. Tai buvo Kazimiera Prunskienė, moteris, kuri turėjo viską išskyrus tai, ko labiausiai troško. Bet kas tai buvo? Meilė? Laisvė? Ar galbūt kažkas visai kita? Lietuvos spauda 90 metais buvo pilna gandų apie jos santykius su įtakingais politikais ir verslininkais. Kalbėta apie slaptus susitikimus, apie romantiškus ryšius, apie tai, kad jos santuoka tik formalumas. Bet įrodymų niekada nebuvo. Arba jie buvo kruopščiai sunaikinti. Kas turėjo interesą slėpti tiesą apie Kazimieros Prunskienės asmeninį gyvenimą? Ir kodėl ši paslaptis buvo tokia svarbi, kad ją saugojo net po jos mirties? Šiandien mes atskleidžiame dokumentus, kurie niekada nebuvo viešinami. Pokalbius su žmonėmis, kurie žinojo Kazimierą Prunskienę asmeniškai. Paslaptis, kurias jis saugojo iki paskutinės dienos. Ir atsakymus į klausimus, kuriuos Lietuva užduoda jau daugiau nei 30 metų. Kodėl ji niekada nesiskyrė? Kas buvo tikrasis jos santuokos paslaptis? Ir ar mes kada nors sužinosime visą tiesą? Kai 1947 metais jauna Kazimiera Dargytė sutiko Algirdą Prunskį Vilniaus universitete, niekas negalėjo įsivaizduoti, kad šis susitikimas pakeis ne tik jų gyvenimus, bet ir Lietuvos istoriją. Jis buvo perspektyvus ekonomistas, ji talentinga matematikė su aistra politikai. Jie buvo idealus sovietinės inteligentijos pavyzdys, išsilavinę, ambicingi, ištikimi sistemai. Bent jau taip atrodė iš išorės. Jų vestuvės įvyko 1949 metais, kai Lietuva dar buvo tvirtai įsikibusi į sovietinę sistemą. Tai buvo kuklios vestuvės, kaip ir derėjo to meto partiečiams. Niekas nešventė prabangiai, niekas nerodė turto. Bet tie, kurie dalyvavo ceremonijoje, vėliau pasakojo, kad jau tada buvo galima pajusti įtampą tarp jaunavedžių. Kazimiera buvo šalta, distancuota, tarsi atlikdama pareigą, o ne švenčianti meilę. Algirdas stengėsi būti dėmesingas, bet jo žvilgsnis buvo liūdnas, tarsi jis jau tada žinojo, kad ši santuoka nėra tai, ko jis tikėjosi. Pirmieji metai buvo sunkus. Kazimiera dirbo ekonomikos institute, Algirdas plano komisijoje. Jie grįždavo namo vėlai, kalbėdavosi apie darbą, apie politiką, bet niekada apie jausmus. Kaimynai vėliau pasakojo, kad niekada negirdėjo jų besijuokiant, niekada nematė jų besibučiuojant laiptinėje, kaip kitos jaunos poros. Jie buvo kaip du kolegos, gyvenantys po vienu stogu, o ne kaip vyras ir žmona. 1952 metais gimė jų vienintelė dukra Rasa. Kazimiera vėliau sakė, kad tai buvo vienintelis laikas, kai ji jautėsi tikrai laiminga su Algirdu. Bet šis laimės laikotarpis truko tik keletą mėnesių.
Po gimdymo Kazimiera grįžo į darbą ir vėl pasinėrė į karjerą. Algirdas liko namuose su kūdikiu, nes jo darbas buvo lankstesnis. Tai buvo neįprasta to meto Lietuvoje vyras, rūpinantis vaiku, o žmona daranti karjerą. Bet Prunskių šeimoje tai tapo norma. Kaimynai pasakoja, kad Algirdas dažnai vaikščiodavo su Rasa parke vienas, kol Kazimiera dirbo iki vėlyvo vakaro. Jis buvo kantrus, rūpestingas tėvas, bet jo akyse buvo matyti nuovargis. Ne fizinis nuovargis, o emocinis. Tarsi jis būtų praradęs kažką svarbaus ir nežinotų, kaip tai atgauti. Kazimiera, priešingai, atrodė energinga, kupina planų ir ambicijų. Ji kalbėjo apie karjerą, apie tai, kaip pakeis Lietuvos ekonomiką, apie tai, kaip taps įtakinga. Bet niekada nekalbėjo apie šeimą. Ar jau tada jų santuoka buvo pasmerkta? Ar jau tada Kazimiera žinojo, kad niekada negalės būti įprasta žmona ir motina? Ir ar Algirdas suprato, kad vedė moterį, kuri niekada nebus tik jo? 1956 metais Kazimiera Prunckienė įstojo į Komunistų partiją. Tai buvo lūžio taškas ne tik jos karjeroje, bet ir santuokoje. Algirdas taip pat buvo partijos narys, bet jis niekada neturėjo tokių ambicijų kaip Kazimiera. Jis buvo patenkintas savo darbų plano komisijoje, jis norėjo ramaus gyvenimo, šeimos šilimos. Bet Kazimiera norėjo daugiau. Ji norėjo galios. Partijos susirinkimuose ji greitai tapo pastebima. Jos kalbos buvo aiškios, logiškai pagrįstos, įtikinamos. Ji mokėjo manipuliuoti skaičiais taip, kad jos argumentai atrodė neginčiami. Vyresnieji partijos nariai pradėjo ją pastebėti. Kai kurie iš jų matė joje būsimą lyderę, kiti grėsmę. Bet visi sutarė, kad ši moteris yra išskirtinė. Tuo metu Algirdas pradėjo jaustis nereikalingas. Namuose jis buvo tik tėvas, kuris prižiūri vaiką, o darbe tik eilinis ekonomistas. Kazimiera vis dažniau grįždavo namo vėlai, kartais net nepasakydama, kur buvo. Ji kalbėjo apie svarbius susitikimus, apie strateginius planus, bet niekada nepasakojo detalių. Algirdas pradėjo įtarti, kad vyksta kažkas daugiau nei tik darbas. 1960 metais Kazimiera buvo paskirta į aukštesnę poziciją ekonomikos institute. Tai reiškia daugiau atsakomybės, daugiau kelionių, daugiau laiko praleisto ne namuose. Algirdas bandė kalbėti su ja apie tai, kaip jų santuoka keičiasi, bet Kazimiera visada rasdavo būdą išvengti šio pokalbio. Jis sakydavo, kad tai laikina, kad kai tik įsitvirtins naujoje pozicijoje, turės daugiau laiko šeimai. Bet tas laikas niekada neatėjo. Jų dukra Rasa vėliau pasakojo, kad vaikystėje beveik nematė motinos. Kazimiera grįždavo namo, kai Rasa jau miegojo, ir išeidavo anksti ryte, kai ji dar nemiegojo. Savaitgaliais Kazimiera dirbo namuose, užsidarydama kabinete su dokumentais ir skaičiavimais. Algirdas bandė kompensuoti motinos nebuvimą, bet vaikas jautė tuštumą. Ir Algirdas taip pat jautė. 1965 metais įvyko pirmasis didelis konfliktas. Algirdas pareikalavo, kad Kazimiera pasirinktų arba šeimą, arba karjerą. Kazimiera atsakė, kad tai nesąžiningas ultimatumas, kad ji gali turėti abu. Bet Algirdas žinojo, kad tai netiesa. Jis matė, kaip ji keičiasi, kaip tampa šaltesnė, tolimesnė. Jis matė, kaip politika tampa jos gyvenimo centru, o šeima tik formalumu. Po šio konflikto jie pradėjo gyventi kaip kambariokai. Jie kalbėdavosi tik apie būtinus dalykus, apie rasą, apie sąskaitas, apie buitinius reikalus. Bet jokių asmeninių pokalbių, jokios artumos. Algirdas pradėjo miegoti atskirame kambaryje. Kazimiera niekada neprieštaravo. Tarsi tai būtų natūralus dalykas. Ar jau tada jie turėjo skirtis? Kodėl jie to nepadarė? Ir kas laikė juos kartu, kai meilės jau nebuvo? 1970 metais Kazimiera Prunckienė tapo viena įtakingiausių ekonomisčių Lietuvoje. Jos darbai apie planinę ekonomiką buvo skelbiami prestižiniuose žurnaluose, ji buvo kviečiama į konferencijas Maskvoje, Leningrade, net užsienyje. Bet kartu su šia sėkme atėjo ir gandai. Lietuvos partijos aparate pradėjo sklisti kalbos apie Kazimieros santykius su aukštais pareigūnais.
Kalbėta, kad ji naudoja savo žavesį, kad pasiektų tikslų. Kalbėta, kad kai kurie jos karjeros šuoliai buvo ne dėl jos talento, o dėl to, su kuo ji palaiko ryšius. Bet įrodymų nebuvo. Arba jie buvo kruopščiai slepiami. Algirdas girdėjo šiuos gandus. Jis negalėjo jų ignoruoti, nes jie pasiekdavo jį net darbe. Kolegos žiūrėdavo į jį su užuojauta, kartais su panieka. Jis buvo vyras, kurio žmona galbūt jam neištikima, bet jis nieko nedarė. Kodėl? Ar jis bijojo skandalo? Ar jis vis dar mylėjo Kazimierą? Ar galbūt jis turėjo savo priežastis likti santuokoje? 1973 metais Algirdas priėmė sprendimą, kuris pakeitė jų santykių dinamiką. Jis persikėlė gyventi į kitą butą. Neoficialiai, ne su skyrybų dokumentais, bet tiesiog išėjo. Kazimiera nereagavo. Ji neatėjo jo ieškoti, neprašė grįžti. Tarsi tai būtų natūralus dalyko tęsinys. Bet oficialiai jie vis dar buvo vedę. Dokumentuose, partijos bylose, viešuose renginiuose jie vis dar buvo Prunskių šeima. Kodėl? Kas laikė juos kartu, kai jie gyveno atskirai? Ir kas turėjo interesą, kad jų santuoka atrodytų normali? Buvęs Kazimieros kolega, kuris sutiko kalbėti anonimiškai, pasakoja, mes visi žinojome, kad jie gyvena atskirai. Bet niekas apie tai nekalbėjo garsiai. Sovietinėje sistemoje skyrybos buvo laikomos silpnumo ženklų, ypač partijos nariams. Kazimiera negalėjo sau leisti tokio įvaizdžio. Ji buvo pernelyg ambicinga, pernelyg artima galiai. Skyrybos būtų reiškusios karjeros pabaigą. Bet ar tai buvo vienintelė priežastis? Ar galbūt buvo kažkas daugiau? Galbūt Kazimiera ir Algirdas turėjo susitarimą, kurio niekas nežinojo. Galbūt jų santuoka buvo ne meilės, o interesų sąjunga. 1980 metais Lietuvoje pradėjo kilti nepriklausomybės judėjimas. Sąjūdis telkė žmonės, kurie troško laisvės, kurie norėjo išsivaduoti iš sovietinės sistemos. Kazimiera Prunskienė buvo viena pirmųjų aukštų pareigūnų, kuri prisijungė prie šio judėjimo. Tai buvo drąsus žingsnis, kuris galėjo kainuoti jai viską. Bet Kazimiera niekada nebijojo rizikuoti. Ji matė, kad sovietinė sistema griūva ir ji norėjo būti tų, kurie kurs naują Lietuvą. Ji tapo sąjūdžio veidu, ekonomikos ekspertė, kuri galėjo paaiškinti, kaip nepriklausoma Lietuva galės išgyventi ekonomiškai. Jos kalbos buvo įkvepiantys, jos argumentai neginčiami. Žmonės ją mylėjo. Bet namuose, arba greičiau tuose dviejose atskiruose būtuose, kur ji ir Algirdas gyveno, situacija buvo visai kitokia. Algirdas neparėmė jos sprendimo prisijungti prie sąjūdžio. Jis manė, kad tai per daug pavojinga, kad sovietinė valdžia niekada neleis Lietuvai tapti nepriklausomai. Jis bijojo, kad Kazimiera bus suimta, ištremta, galbūt net blogiau. Bet Kazimiera neklausė. Ji niekada neklausė Algirdo. Jų santykiai tuo metu buvo tik formalūs, jie susitikdavo kartą per mėnesį, kad aptartų rasą, kuri tuo metu jau studijavo universitete. Jie kalbėdavosi telefonu, bet tik apie praktinius dalykus. Jokių asmeninių pokalbių, jokios artumos. 1989 metais Kazimiera Prunskienė tapo Lietuvos ministrų tarybos pirmininkė, pirmąją moterimi premjerė ne tik Lietuvoje, bet ir visoje Sovietų sąjungoje. Tai buvo istorinis momentas. Bet kai žurnalistai klausė jos apie šeimą, apie tai, kaip ji derina darbą ir asmeninį gyvenimą, Kazimiera visada atsakydavo miglotai. Mano šeima mane palaiko, sakydavo ji. Bet kas buvo ta šeima? Vyras, kurio nematė mėnesius? Dukra, kuri gyveno savo gyvenimą? Viename interviu, kuris buvo įrašytas, bet niekada nebuvo transliuotas, žurnalistas paklausė Kazimieros tiesiai, ar jūs vis dar gyvenate su vyru? Kazimiera sustingo. Jos veidas tapo šaltas, distancuotas. Po ilgos pauzės ji atsakė, galima gyventi skyrium, bet būti kartu. Žurnalistas bandė tęsti klausimą, bet Kazimieros apsaugos komanda nutraukė interviu. Įrašas buvo konfiskuotas. Bet žurnalistas įsiminė tuos žodžius. Ir dabar, po daugelio metų, jis pasakoja šią istoriją.
Ką Kazimiera turėjo omenyje? Kaip galima būti kartu, kai gyveni atskirai? Ir kodėl ši frazė buvo tokia svarbi, kad interviu buvo nutrauktas? 1990 metais Lietuva paskelbė nepriklausomybę. Kazimiera Prunskienė buvo centre šių įvykių. Ji derėjosi su Maskva, ji kūrė ekonominės reformas, ji buvo veida, kurį matė visas pasaulis, kai kalbėjo apie Lietuvą. Bet jos asmeninis gyvenimas buvo chaosas. Spauda pradėjo domėtis jos santykiais. Fotografai sekė ją, žurnalistai užduodavo nepatogius klausimus. Kalbėta apie jos santykius su įtakingais politikais, apie slaptus susitikimus, apie tai, kad ji niekada nesilanko namuose, kur oficialiai gyvena jos vyras. Kazimiera ignoravo šiuos gandus. Jis sakydavo, kad jos asmeninis gyvenimas yra jos asmeninis reikalas. Bet spauda nenustojo domėtis. Vienas žurnalistas, kuris tyrė Kazimieros asmeninį gyvenimą, pasakoja, mes žinojome, kad ji gyvena viena dideliame bute Vilniaus centre. Mes žinojome, kad Algirdas gyvena kitame rajone. Mes žinojome, kad jie susitinka tik oficialiais atvejais. Bet mes negalėjome to įrodyti. Kiekvieną kartą, kai bandydavome publikuoti straipsnį, gaudavome skambučius iš aukštų pareigūnų, kurie prašydavo to nedaryti. Kas saugojo Kazimierai? Ir kodėl jos asmeninis gyvenimas buvo toks svarbus? 1991 metais Kazimiera Prunskienė buvo priversta atsistatydinti iš premjerės posto. Oficiali priežastis buvo ekonominė krizė, bet daugelis manė, kad tikroji priežastis buvo politiniai žaidimai. Kazimiera buvo per nepriklausoma, per stipri, per daug grasinanti kitiems politikams. Ją reikėjo pašalinti. Po atsistatydinimo Kazimiera tapo dar labiau uždaresnė. Ji retai duodavo interviu, retai rodydavosi viešumoje. Bet gandai apie jos asmeninį gyvenimą tik stiprėjo. Kalbėta, kad ji turi santykių su įtakingu verslininku, kad ji planuoja skirtis su Algirdu, kad ji net planuoja išvykti iš Lietuvos. Bet niekas iš to neįvyko. Algirdas tuo metu gyveno ramų gyvenimą. Jis išėjo į pensiją, praleisdavo laiką su anūkais, skaitydavo knygas. Jis niekada nekalbėjo apie Kazimierą viešai. Kai žurnalistai bandydavo jį pasiekti, jis atsisakydavo komentuoti. Tarsi jis būtų pasirašęs konfidencialumo sutartį, kurios negalėjo pažeisti. Bet kodėl? Ką jis žinojo, ko mes nežinome? Ir kodėl jis saugojo Kazimierai paslaptis net tada, kai jie gyveno atskirai jau daugiau nei 20 metų? 1992 metais Kazimiera Prunskienė įkūrė savo politinę partiją Lietuvos moterų partiją. Tai buvo bandymas grįžti į politiką, bet jis nebuvo sėkmingas. Partija negavo pakankamai balsų, kad patektų į Seimą. Kazimiera buvo nusivylusi, bet nepasiduodanti. Ji tęsė politinę veiklą, nors jos įtaka mažėjo. Tuo metu jos santykiai su Algirdu tapo dar labiau distancuoti. Jie susitikdavo tik šeimos šventėse, Rasos gimtadienyje, anūkų krikštynose. Jie būdavo mandagus vienas kitam, bet šalti. Tarsi būtų du nepažįstami žmonės, kuriuos sujungė tik praeitis. Rasos, jų dukros draugė pasakoja, aš niekada nesupratau jų santykių. Jie atrodė kaip du žmonės, kurie nekenčia vienas kito, bet negali išsiskirti. Rasa kartą man pasakė, kad jos tėvai turi susitarimą, kurio ji nežino. Kad yra kažkas, kas laiko juos kartu, bet ji niekada nesužinos, kas tai yra. Kas galėjo būti tas susitarimas? Galbūt finansinis? Galbūt politinis? Ar galbūt kažkas visai kita paslaptis, kuri būtų sunaikinusi juos abu, jei būtų išaiškėjusi? 1995 metais Algirdas Prunskis susirgo. Tai nebuvo rimta liga, bet ji priminė jam, kad jis sensta, kad laikas bėga. Jis pradėjo galvoti apie savo gyvenimą, apie tai, ką pasiekė ir ko nepasiekė. Ir jis pradėjo galvoti apie Kazimierą. Vienas jo draugas pasakoja, Algirdas man pasakė, kad vis dar myli Kazimierą. Po visų tų metų, po viso to, kas įvyko, jis vis dar ją mylėjo. Bet jis taip pat sakė, kad ji niekada jo nemylėjo. Kad jų santuoka buvo klaida nuo pat pradžių. Bet jis negalėjo jos palikti, nes jis niekada nepasakė kodėl.
Jis tik nutilo ir pažvelgė pro langą. Kodėl Algirdas negalėjo palikti Kazimierai? Ar jis bijojo kažko? Ar jis žinojo kažką, kas laikė jį santuokoje? Ir ar Kazimiera žinojo apie jo jausmus? 2000 metais Kazimiera Prunskienė vėl bandė grįžti į politiką. Ji kandidatavo į Seimą, bet vėl nepavyko. Lietuvos visuomenė buvo pasikeitusi. Žmonės norėjo naujų veidų, naujų idėjų. Kazimiera buvo praeities simbolis, o ne ateities. Bet ji nenustojo kovoti. Ji rašė straipsnius, dalyvavo diskusijose, kritikavo vyriausybę. Ji buvo aktyvi iki paskutinių dienų. Bet jos asmeninis gyvenimas liko paslaptis. Tuo metu Algirdas gyveno ramiai. Jis praleisdavo laiką su šeima, su anūkais. Jis retai kalbėdavo apie Kazimierą, bet kai kalbėdavo, jo balsas būdavo pilnas liūdesio. Tarsi jis būtų praradęs kažką brangaus, bet niekada negalėjo to atgauti. 2005 metais Kazimiera davė interviu, kuriame vėl buvo paklausta apie jos santuoką. Žurnalistas paklausė, kodėl jūs niekada nesiskyrėte su vyru, nors gyvenate atskirai jau daugiau nei 30 metų. Kazimiera šyptelėjo, bet jos šypsena buvo liūdna. Galima gyventi skyrium, bet būti kartu, ji pakartojo tą pačią frazę, kurią pasakė prieš daugiau nei 10 metų. Žurnalistas bandė tęsti, bet Kazimiera pakeitė temą. Ši frazė tapo jos gyvenimo moto. Bet ką ji iš tikrųjų reiškia? Ar tai buvo filosofinė mintis? Ar tai buvo būdas išvengti nepatogių klausimų? Ar galbūt tai buvo užuomina apie kažką gilesnio, ko mes niekada nesuprasime? Buvusi Kazimierai artima draugė, kuri sutiko kalbėti anonimiškai, pasakoja, Kazimiera man kartą pasakė, kad santuoka nėra apie tai, ar gyveni kartu ar atskirai. Santuoka yra apie įsipareigojimus, apie paslaptis, kurias dalijatės, apie tai, kas jūs sieja, net kai meilės nebėra. Aš paklausiau, ką ji turi omenyje, bet ji tik papurtė galvą ir pasakė, kad kai nors aš suprasiu. Bet mes vis dar nesuprantame. Kokios buvo tos paslaptys? Kokie buvo tie įsipareigojimai? Ir kodėl Kazimiera niekada nepasakė tiesos? 2010 metais Algirdas Prunskis mirė. Tai buvo ramus išėjimas, jis užmigo ir nebepabudo. Kazimiera dalyvavo laidotuvėse, bet ji buvo distancuota, šalta. Ji nekalbėjo su žurnalistais, neatsakė į klausimus. Ji tik stovėjo prie karsto, žiūrėdama į vyrą, su kuriuo buvo ištekėjusi daugiau nei 60 metų, bet su kuriuo niekada iš tikrųjų negyveno. Po laidotuvių Kazimiera grįžo į savo butą ir užsidarė. Ji neatsakė į skambučius, nesimatė su draugais. Ji buvo viena, kaip ir visada. Bet šį kartą jos vienuma buvo kitoks. Tarsi ji būtų praradusi kažką svarbaus, net jei to niekada iš tikrųjų neturėjo. Rasos, jų dukros draugė pasakoja, po Algirdo mirties Rasa rado motinos bute dėžę su laiškais. Tai buvo laiškai, kuriuos Kazimiera rašė Algirdui per visus tuos metus, kai jie gyveno atskirai. Bet šie laiškai niekada nebuvo išsiųsti. Rasa juos perskaitė ir verkė. Ji pasakė, kad niekada nežinojo, jog motina taip jautė. Kad motina vis dar mylėjo tėvą, bet negalėjo to parodyti. Kodėl Kazimiera negalėjo parodyti savo jausmų? Kodėl ji rašė laiškus, bet jų nesiuntė? Ir kas laikė ją atokiau nuo Algirdo visus tuos metus? Viename iš tų laiškų, kuris dabar saugomas šeimos archyve, Kazimiera rašė, Algirdai, aš žinau, kad tu manęs nesupranti. Aš žinau, kad tu manai, jog aš tavęs nemyliu. Bet tiesa yra ta, kad aš myliu tave labiau, nei tu kada nors sužinosi. Bet aš negaliu būti su tavimi. Ne todėl, kad nenoriu, o todėl, kad negaliu. Yra dalykų, kurių tu nežinai, dalykų, kurie mus skiria. Ir aš niekada negalėsiu tau jų pasakyti. Kokie buvo tie dalykai? Kokios paslaptys laikė Kazimierą atokiau nuo Algirdo? Ir ar mes kada nors sužinosime tiesą? 2014 metais Kazimiera Prunskienė davė paskutinį interviu. Ji buvo sena, silpna, bet jos protas buvo aštrus kaip visada.
Žurnalistas paklausė jos apie gyvenimą, apie karjerą, apie Lietuvos nepriklausomybę. Bet paskutinis klausimas buvo apie jos santuoką. Kodėl jūs niekada nesiskyrėte su vyru? Paklausė žurnalistas. Kazimiera tylėjo ilgai. Jos akys buvo pilnos ašarų, bet ji jų neleido. Galiausiai ji atsakė, nes kai kurios paslaptys turi būti saugomos. Kai kurie įsipareigojimai turi būti laikomi. Net kai meilės nebėra, net kai gyvenimas tampa sunkus, yra dalykų, kurie mus laiko kartu. Ir aš niekada nepasakysiu, kokie tie dalykai yra. Tai buvo paskutinis kartas, kai Kazimiera kalbėjo apie savo santuoką. Po kelių mėnesių ji mirė. Ir su ją mirė paslaptis, kurią ji saugojo daugiau nei 60 metų. Bet ar ši paslaptis iš tikrųjų mirė? Ar galbūt yra žmonių, kurie žino tiesą, bet tyli? Ar galbūt yra dokumentų, kurie gali atskleisti, kas iš tikrųjų laikė Kazimierą ir Algirdą kartu? Po Kazimierai mirties jos asmeninis archyvas buvo perduotas Lietuvos nacionaliniam archyvui. Bet kai archyvarai pradėjo jį tvarkyti, jie pastebėjo, kad kai kurie dokumentai trūksta. Laiškai, kurie turėjo būti, dingo. Dienoraščiai, kuriuos Kazimiera rašė, buvo sunaikinti. Kas tai padarė? Ir kodėl? Vienas archyvaras, kuris dirbo su Kazimierai archyvu, pasakoja, mes radome užuominas apie tai, kad Kazimiera turėjo slaptų susitikimų su aukštais sovietiniais pareigūnais 90-ame dešimtmetyje. Mes radome nuorodas į dokumentus, kurie turėjo būti archyve, bet jų nebuvo. Kas nors kruopščiai išvalė jos archyvą prieš perduodant jį mums. Kas tai padarė? Ir ką jie norėjo paslėpti? Ar tie dokumentai galėjo atskleisti tiesą apie Kazimierai santuoką? Ar jie galėjo paaiškinti, kodėl ji ir Algirdas gyveno atskirai, bet niekada nesiskyrė? Ir ar mes kada nors sužinosime, kas buvo tuose dokumentuose? Šiandien daugiau nei 10 metų po Kazimierai Prunskienės mirties, jos santuoka vis dar yra mįslė. Žmonės, kurie ją pažinojo, tyli. Dokumentai, kurie galėtų atskleisti tiesą, dingo. Ir mes liekame su klausimais, į kuriuos niekada negausime atsakymų. Bet galbūt tai ir yra Kazimierai palikimas. Ne jos politiniai pasiekimai, ne jos indėlis į Lietuvos nepriklausomybę, o paslaptis, kurią jis saugojo iki paskutinės dienos. Paslaptis, kuri primena mums, kad net galingiausi žmonės turi dalykų, kurių nenori atskleisti. Net tie, kurie keičia istoriją, turi asmeninių kovų, kurių niekas nežino. Kazimiera Prunskienė buvo moteris, kuri turėjo viską galią, įtaką, pagarbą. Bet ji niekada neturėjo to, ko labiausiai troško laisvės būti savimi, laisvės mylėti, laisvės gyventi taip, kaip norėjo. Jos santuoka buvo kalėjimas, kurį ji pati savo sukūrė. Ir ji niekada nerado rakto, kuris ją išlaisvintų. Bet kodėl? Kas laikė ją tame kalėjime? Ar tai buvo politika? Ar tai buvo baimė? Ar galbūt tai buvo kažkas visai kita paslaptis, kuri būtų sunaikinusi ne tik ją, bet ir visus, kuriuos jį mylėjo? Mes niekada nesužinosime. Bet galbūt tai ir yra gražiausia šios istorijos dalis. Kad kai kurios paslaptys turi likti paslaptimis. Kad kai kurie klausimai turi likti be atsakymų. Ir kad kai kurios istorijos turi pasilikti nepasakytos. Kazimiera Prunskienė gyveno gyvenimą, kuris buvo pilnas prieštaravimų. Ji buvo stipri, bet pažeidžiama. Ji buvo galinga, bet bejėgė. Ji buvo mylima, bet vieniša. Ir jos santuoka buvo tobulas jos gyvenimo atspindys, keista, sudėtinga, pilna paslapčių. Galima gyventi skyrium, bet būti kartu. Tai buvo jos žodžiai. Ir galbūt tai buvo vienintelė tiesa, kurią ji galėjo pasakyti. Kad meilė nėra apie tai, ar gyveni kartu ar atskirai. Meilė yra apie įsipareigojimus, apie paslaptis, apie tai, kas jūs sieja, net kai viskas kita jūs skiria. Ir galbūt tai yra pamoka, kurią Kazimiera Prunskienė paliko mums. Kad gyvenimas nėra paprastas. Kad santykiai nėra paprasti. Ir kad kartais geriausias būdas mylėti, ką nors yra leisti jiems būti laisviems, net jei tai reiškia gyventi atskirai. Bet ar tai buvo tikroji priežastis?
Ar Kazimiera ir Algirdas gyveno atskirai, nes tai buvo geriausias būdas išsaugoti savo meilę? Ar galbūt buvo kažkas kita, kažkas tamsesnio, kažkas pavojingesnio? Mes niekada nesužinosime. Ir galbūt tai yra gražiausia šios istorijos dalis. 1986 metais, kai Michailas Gorbačiovas paskelbė perestroiką ir glasnostį, Lietuvoje prasidėjo pokyčiai, kurių niekas negalėjo sustabdyti. Bet kartu su šiais pokyčiais atėjo ir pavojai. KGB intensyvino stebėjimą, ypač tų, kurie buvo įtariami nacionalistinėmis nuotaikomis. Kazimiera Prunskienė buvo viena iš jų. Jos telefonas buvo pasiklausomas. Jos butas buvo kratomas, kai jos nebuvo namuose. Jos kolegos buvo apklausiami apie jos pažiūras, jos kontaktus, jos planus. Bet Kazimiera žinojo apie tai. Ji buvo per daug protinga, per daug patyrusi, kad nebūtų pastebėjusi. Ir ji žaidė žaidimą, kuris galėjo kainuoti jai viską. Buvęs KGB karininkas, kuris dirbo Vilniuje tuo metu, pasakoja, mes turėjome bylą apie Prunskienę. Ji buvo stebima nuo 1984 metų. Mes žinojome apie jos kontaktus su disidentais, apie jos susitikimus su užsienio žurnalistais. Bet mes taip pat žinojome apie jos asmeninį gyvenimą. Ir tai buvo mūsų ginklas. Kokį ginklą jie turėjo? Ką jie žinojo apie Kazimieros asmeninį gyvenimą, ko mes nežinome? Ir kaip jie planavo tai panaudoti prieš ją? 1987 metais Kazimiera gavo anoniminį laišką. Laiške buvo fotografijos jos su vyru, kuris nebuvo Algirdas. Fotografijos iš slaptų susitikimų, iš vakarienių, iš momentų, kurie turėjo likti privatus. Kartu su fotografijomis buvo žinutė, mes žinome viską. Jei nesilaikysite mūsų nurodymų, šios fotografijos bus viešos. Kazimiera sunaikino laišką ir fotografijas. Bet ji žinojo, kad tai tik pradžia. KGB turėjo daugiau. Ir jie nenustotų ją šantažuoti, kol ji nepasiduotų. Bet Kazimiera niekada nepasiduodavo. Rasos, jos dukros draugė pasakoja, Rasa man pasakė, kad tuo metu motina pasikeitė. Ji tapo dar labiau uždaresnė, labiau atsargi. Ji nustojo pasitikėti žmonėmis. Ji net nustojo pasitikėti šeima. Tarsi ji būtų nešiojusi naštą, kurios niekas kitas negalėjo suprasti. Kokia buvo ta našta? Ar tai buvo baimė, kad jos paslaptys bus atskleistos? Ar tai buvo kaltė dėl to, ką ji padarė? Ar galbūt tai buvo kažkas visai kita? 1988 metais sąjūdis oficialiai įsikūrė. Kazimiera Prunskienė buvo viena iš steigėjų. Tai buvo drąsus žingsnis, kuris padarė ją taikiniu ne tik KGB, bet ir kitų politinių jėgų, kurios nenorėjo Lietuvos nepriklausomybės. Bet Kazimiera turėjo sąjungininkų. Įtakingų žmonių, kurie ją rėmė, kurie ją saugojo. Vienas iš jų buvo aukštas sovietinis pareigūnas, kurio vardas niekada nebuvo viešai paminėtas. Šis vyras turėjo galią Maskvoje, jis turėjo ryšių su KGB, jis galėjo apsaugoti Kazimierą nuo bet kokių grėsmių. Bet kokia buvo jo kaina? Buvęs sąjūdžio narys, kuris sutiko kalbėti anonimiškai, pasakoja, mes visi žinojome, kad Kazimiera turi apsaugą iš Maskvos. Bet mes nežinojome, kas ją saugo ir kodėl. Kai kurie manė, kad ji yra KGB agentė, kiti manė, kad ji tiesiog protinga ir moka žaisti politinius žaidimus. Bet tiesa buvo sudėtingesnė. Kokia buvo ta tiesa? Ar Kazimiera iš tikrųjų buvo KGB agentė? Ar ji bendradarbiavo su sovietinė valdžia, kad apsaugotų save ir savo šeimą? Ar galbūt ji žaidė dvigubą žaidimą, kurio niekas nesuprato? 1989 metais, kai Lietuva judėjo link nepriklausomybės, Kazimiera tapo vis labiau įtakinga. Bet kartu su įtaka atėjo ir grėsmės. Ji gavo grasinimus, jos butas buvo apšaudytas, jos automobilis buvo susprogdintas. Bet ji nenustojo kovoti. Algirdas tuo metu gyveno ramiai savo bute. Jis nežinojo apie grėsmes, kurias Kazimiera gaudavo. Arba jis žinojo, bet nieko negalėjo padaryti. Jis buvo bejėgis, kaip ir visada.
Bet ar jis iš tikrųjų buvo bejėgis? Ar galbūt jis žaidė savo žaidimą, kurio niekas nematė? Vienas Algirdo draugas pasakoja, Algirdas man kartą pasakė, kad jis žino dalykų apie Kazimierą, kurių niekas kitas nežino. Kad jis turi dokumentų, kurie galėtų sunaikinti jos karjerą. Bet jis niekada jų nenaudos, nes jis niekada nepasakė kodėl. Jis tik šypsojosi ir sakė, kad kai kurios paslaptys turi likti paslaptimis. Kokius dokumentus Algirdas turėjo? Ką jis žinojo apie Kazimierą? Ir kodėl jis niekada jų nenaudojo, net kai jų santuoka buvo tik formalumas? 1990 metais, kai Kazimiera tapo premjere, jos gyvenimas tapo dar sudėtingesnis. Ji turėjo derėti su Maskva, ji turėjo valdyti šalį, kuri buvo ekonominėje krizėje, ji turėjo kovoti su politiniais priešais, kurie norėjo ją nuversti. Bet ji taip pat turėjo saugoti savo paslaptis. KGB byla apie Kazimierą Prunskienę, kuri dabar saugoma Lietuvos ypatingajame archyve, atskleidžia šokiruojančius dalykus. Byloje yra nuorodų į slaptus susitikimus su sovietiniais pareigūnais, į finansinius sandorius, kurie niekada nebuvo viešinami, į santykius su žmonėmis, kurie turėjo įtakos Maskvoje. Bet svarbiausia byloje yra nuorodų į dokumentus, kurie turėjo būti sunaikinti, bet nebuvo. Archyvaras, kuris dirbo su šia byla, pasakoja, kai mes atidarėme Prunskienės bylą, mes tikėjomės rasti įprastus dalykus, stebėjimo ataskaitas, pokalbių įrašus. Bet mes radome kažką daugiau. Mes radome nuorodas į operaciją, kuri buvo vadinama Šeima. Ši operacija buvo skirta kontroliuoti Prunskienę per jos asmeninį gyvenimą. Bet detalės buvo sunaikintos. Kas jas sunaikino? Ir kodėl? Operacija Šeima, kas tai buvo? Ar tai buvo KGB planas kontroliuoti Kazimierą per jos santuoką? Ar tai buvo kažkas daugiau? Ir ar Algirdas žinojo apie šią operaciją? 1991 metais, kai Kazimiera buvo priversta atsistatydinti, ji davė interviu, kuriame užsiminė apie tai, kad jos asmeninis gyvenimas buvo naudojamas prieš ją. Yra žmonių, kurie nori mane sunaikinti ne dėl mano politikos, o dėl to, ką jie žino apie mano asmeninį gyvenimą, sakė ji. Bet ji niekada nepasakė, kas buvo tie žmonės ir ką jie žinojo. Po šio interviu Kazimiera tapo dar labiau uždaresnė. Ji nustojo duoti interviu, nustojo rodytis viešumoje. Ji gyveno kaip atsiskyrėlė, nors buvo viena žinomiausių moterų Lietuvoje. Kodėl? Ko ji bijojo? Ir kas ją vertė tylėti? 2002 metais Lietuvos žurnalistas pradėjo tyrimą apie Kazimieros Prunskienės asmeninį gyvenimą. Jis kalbėjosi su žmonėmis, kurie ją pažinojo, jis ieškojo dokumentų, jis bandė atskleisti tiesą. Bet po kelių mėnesių jis staiga nutraukė tyrimą. Kai kolegos klausė kodėl, jis atsakė, yra dalykų, kurių geriau nežinoti. Ką jis sužinojo? Kodėl jis nutraukė tyrimą? Ir kas jį vertė tylėti? Vienas jo kolega pasakoja, jis man pasakė, kad rado dokumentus, kurie įrodė, jog Prunskienės santuoka buvo ne tai, kuo atrodė. Kad buvo susitarimas tarp jos ir Algirdo, kuris buvo susijęs su KGB. Bet kai jis bandė publikuoti straipsnį, gavo skambutį iš aukšto pareigūno, kuris pasakė, kad jei jis publikuos, jo karjera bus baigta. Jis išsigando ir nutraukė tyrimą. Koks buvo tas susitarimas? Ar Kazimiera ir Algirdas bendradarbiavo su KGB? Ar jų santuoka buvo dalis didesnio plano? Ir kas dabar saugo šią paslaptį? 2005 metais Algirdas Prunskis davė vienintelį interviu apie savo santuoką. Tai buvo trumpas interviu, kuris buvo publikuotas mažame žurnale. Jame jis pasakė, mūsų santuoka buvo sudėtinga. Bet mes turėjome priežastis likti kartu. Priežastis, kurių aš niekada nepasakysiu. Kokios buvo tos priežastys? Ar tai buvo meilė? Ar tai buvo baimė? Ar galbūt tai buvo kažkas visai kita įsipareigojimas, kuris buvo didesnis už juos abu? Po šio interviu Algirdas vėl nutilo. Jis niekada daugiau nekalbėjo apie Kazimierą viešai. Jis gyveno ramiai, tyliai, tarsi laukdamas kažko. Bet ko?
Ar jis laukė, kol Kazimiera mirs, kad galėtų pasakyti tiesą? Ar jis laukė, kol paslaptis bus atskleista be jo pagalbos? 2010 metais, kai Algirdas mirė, Kazimiera buvo vienintelė, kuri žinojo visą tiesą. Bet ji niekada jos nepasakė. Net savo dukrai, net artimiesiems draugams. Ji nešė šią naštą viena iki paskutinės dienos. Po Algirdo mirties Kazimiera pradėjo rašyti memuarus. Bet šie memuarai niekada nebuvo baigti. Ji rašė apie savo karjerą, apie Lietuvos nepriklausomybę, apie politinius žaidimus. Bet ji beveik nerašė apie savo asmeninį gyvenimą. Tik vienas skyrius buvo skirtas jos santuokai ir jis buvo pilnas prieštaravimų. Viename fragmente ji rašė: Algirdas buvo geras vyras. Bet mes niekada nebuvome tikra pora. Mūsų santuoka buvo susitarimas, kuris turėjo apsaugoti mus abu. Nuo ko? Nuo pasaulio, kuris nebūtų supratęs mūsų pasirinkimų. Kokių pasirinkimų? Ką Kazimiera ir Algirdas pasirinko, ko pasaulis nebūtų supratęs? Ir kodėl jie turėjo saugoti vienas kitą? Kitame fragmente ji rašė: yra dalykų, kurių aš niekada nepasakysiu. Dalykų, kurie liks paslaptimi net po mano mirties. Nes kai kurios tiesos yra per daug skausmingos, per daug pavojingos. Ir kai kurios paslaptys turi būti saugomos, kad apsaugotų tuos, kuriuos mylime. Kokias tiesas Kazimiera saugojo? Ką ji norėjo apsaugoti? Ir ar jos paslaptys iš tikrųjų mirė kartu su ją? 2014 metais po Kazimieros mirties jos dukra Rasa pradėjo tvarkyti motinos archyvą. Ji rado laiškus, kurie niekada nebuvo išsiųsti. Ji rado dienoraščius, kurie buvo pilni skausmo ir kaltės. Ji rado dokumentus, kurie atskleidė dalį tiesos apie jos tėvų santuoką. Viename dienoraštyje, rašytame 1989 metais, Kazimiera rašė: šiandien gavau dar vieną grasinimą. Jie sako, kad jei nesilaikysiu jų nurodymų, jie atskleisti viską. Apie mane, apie Algirdą, apie tai, ką mes padarėme. Bet aš negaliu pasiduoti. Aš per daug paaukojau, kad dabar sustočiau. Ką Kazimiera ir Algirdas padarė? Kokią paslaptį jie saugojo? Ir kas juos šantažavo? Kitame dienoraštyje, rašytame 2003 metais, Kazimiera rašė: Algirdas man paskambino šiandien. Pirmą kartą per metus. Jis paklausė, ar aš kada nors pasakysiu tiesą. Aš atsakiau, kad ne. Jis tylėjo ilgai, o paskui pasakė: galbūt tai ir yra geriausia. Mes abu žinome, kad kai kurios paslaptys turi likti paslaptimis. Bet kokios buvo tos paslaptys? Rasa niekada nesužinojo. Dokumentai, kurie galėjo atskleisti tiesą, buvo sunaikinti. Arba jie buvo paslėpti taip gerai, kad niekas jų nerado. Šiandien, daugiau nei 10 metų po Kazimieros Prunskienės mirties, jos santuoka vis dar yra viena didžiausių paslapčių Lietuvos politikos istorijoje. Žmonės, kurie žinojo tiesą, mirė arba tyli. Dokumentai, kurie galėtų atskleisti viską, dingo arba buvo sunaikinti. Ir mes liekame su klausimais, į kuriuos niekada negausime atsakymų. Bet galbūt yra užuominų, kurias mes praleidome. Galbūt yra žmonių, kurie vis dar žino tiesą, bet bijo kalbėti. Galbūt yra dokumentų, kurie vis dar egzistuoja, paslėpti archyvuose, laukiantys, kol kas nors juos ras. Lietuvos ypatingasis archyvas vis dar saugo KGB bylas, kurios nebuvo visiškai atidarytos visuomeniai. Kai kurios iš šių bylų yra susiję su Kazimiera Prunskiene. Bet jos yra klasifikuotos ir niekas negali jų matyti be specialaus leidimo. Kodėl? Ką jos slepia? Ir kas turi interesą, kad jos liktų uždaros? Archyvaras, kuris dirba su šiomis bylomis, pasakoja: yra dokumentų, kurie niekada nebus viešinami. Ne todėl, kad jie yra per daug seni, o todėl, kad jie yra per daug pavojingi. Jie atskleidžia dalykus apie žmones, kurie vis dar gyvi, apie šeimas, kurios vis dar egzistuoja. Ir jie atskleidžia dalykus apie Lietuvos istoriją, kurios mes galbūt nenorime žinoti. Ar Kazimieros Prunskienės paslaptis yra viena iš tų dalykų? Ar jos santuoka buvo dalis didesnio plano, kuris vis dar veikia šiandien?
Ir ar mes kada nors sužinosime visą tiesą? Bet galbūt tiesa nėra tokia svarbi. Galbūt svarbiausia yra tai, ką Kazimieros Prunskienės gyvenimas mums moko. Kad net galingiausi žmonės turi silpnybių. Kad net tie, kurie keičia istoriją, turi asmeninių kovų, kurių niekas nežino. Ir kad kartais geriausias būdas apsaugoti tuos, kuriuos mylime, yra saugoti paslaptis, kurios niekada neturi būti atskleistos. Kazimiera Prunskienė gyveno gyvenimą, kuris buvo pilnas prieštaravimų. Ji buvo stipri, bet pažeidžiama. Ji buvo galinga, bet bejėgė. Ji buvo mylima, bet vieniša. Ir jos santuoka buvo tobulas jos gyvenimo atspindys, keista, sudėtinga, pilna paslapčių. Galima gyventi skyrium, bet būti kartu. Tai buvo jos žodžiai. Ir galbūt tai buvo vienintelė tiesa, kurią ji galėjo pasakyti. Kad santykiai nėra apie tai, ar gyveni kartu ar atskirai. Santykiai yra apie įsipareigojimus, apie paslaptis, apie tai, kas jūs sieja, net kai viskas kita jūs skiria. Bet ar tai buvo tikroji priežastis? Ar Kazimiera ir Algirdas gyveno atskirai, nes tai buvo geriausias būdas išsaugoti savo paslaptis? Ar galbūt buvo kažkas kita, kažkas tamsesnio, kažkas pavojingesnio, kažkas, ko mes niekada nesužinosime? Paslaptis liks paslaptimi. Bet galbūt tai ir yra gražiausia šios istorijos dalis. Kad kai kurie klausimai turi likti be atsakymų. Kad kai kurios istorijos turi pasilikti nepasakytos. Ir kad kai kurios paslaptys turi būti saugomos, net po mirties. Kazimiera Prunskienė paliko mums ne tik politinį palikimą, bet ir asmeninę mįslę, kuri niekada nebus išspręsta. Ir galbūt tai yra jos didžiausias pasiekimas ne tai, ką ji pasakė, o tai, ko ji niekada nepasakė. 2016 metais Lietuvos žurnalistų grupė pradėjo naują tyrimą apie Kazimieros Prunskienės gyvenimą. Jie norėjo sukurti dokumentinį filmą, kuris atskleistų ne tik jos politinę karjerą, bet ir asmeninį gyvenimą. Bet jau pirmomis tyrimo dienomis jie susidūrė su keistais dalykais. Žmonės, kurie sutiko duoti interviu, staiga atšaukdavo susitikimus. Archyvai, kurie turėjo būti prieinami, staiga tapdavo uždarais dėl techninių priežasčių. Dokumentai, kurie buvo paminėti kituose šaltiniuose, staiga dingdavo. Tarsi kas nors sistemingai trukdytų tyrimui. Bet kas? Ir kodėl po tiek metų po Kazimieros mirties, kas nors vis dar norėtų saugoti jos paslaptis? Vienas iš žurnalistų, kuris dalyvavo šiame projekte, pasakoja, mes supratome, kad tai nėra įprastas tyrimas. Kiekvieną kartą, kai artėdavome prie kažko svarbaus, kažkas mus sustabdydavo. Kartą mūsų biuras buvo apiplėštas, bet nieko nebuvo pavogta, išskyrus kompiuterį su tyrimo medžiaga. Kitą kartą vienas iš mūsų komandos narių gavo anoniminį skambutį su grasinimais. Mes supratome, kad liečiame kažką, ko neturėtume liesti. Ką jie rado? Kokios buvo tos užuominos, kurios kažkam buvo tokios pavojingos? Ir kas turėjo tokią galią, kad galėtų sustabdyti žurnalistinį tyrimą net po tiek metų? Tyrimo metu žurnalistai kalbėjosi su buvusiu KGB karininku, kuris sutiko duoti interviu su sąlyga, kad jo tapatybė liks slapta. Jis pasakojo apie operaciją, kuri buvo vadinama ne tik šeima, bet ir kitų kodinių pavadinimų dvyniai. Ši operacija buvo dar sudėtingesnė nei manyta anksčiau. Buvęs karininkas pasakoja, operacija dvyniai buvo sukurta 1975 metais. Jos tikslas buvo kontroliuoti ne tik Prunskienę, bet ir jos vyrą Algirdą. Mes žinojome, kad jų santuoka yra nestabili, ir mes naudojame tai. Mes turėjome informacijos apie Kazimieros santykius su kitais vyrais, apie Algirdo finansinius sandorius, kurie nebuvo visiškai legalūs. Mes galėjome sunaikinti juos abu bet kuriuo momentu. Bet mes to nedarėme. Kodėl? Nes jie buvo naudingesni mums kaip kontroliuojami agentai, nei kaip sunaikinti priešai. Ar Kazimiera ir Algirdas iš tikrųjų buvo KGB agentai? Ar jie bendradarbiavo su sovietinė valdžia, kad apsaugotų save ir savo šeimą? Ir jei taip, kokią informaciją jie perdavinėjo? Kokius žmonės jie išdavė? Operacija dvyniai turėjo kelis lygius.
Pirmasis lygis buvo paprastas stebėjimas, telefonų pasiklausimas, laiškų skaitimas, susitikimų fiksavimas. Bet antrasis lygis buvo daug sudėtingesnis. KGB turėjo žmogų Kazimieros artimiausiame rate, žmogų, kuris praneždavo apie kiekvieną jos žingsnį, apie kiekvieną jos planą, apie kiekvieną jos mintį. Kas buvo tas žmogus? Ar tai buvo kolega? Ar tai buvo draugas? Ar galbūt tai buvo kas nors dar artimesnis, galbūt net šeimos narys? Buvęs KGB karininkas atsisako atskleisti šio žmogaus tapatybę. Bet jis užsimena, šis žmogus buvo taip arti Prunskienės, kad ji niekada neįtarė. Jis buvo su ja svarbiausiais jos gyvenimo momentais, kai ji tapo premjere, kai ji derėjosi su Maskva, kai ji priėmė svarbiausius sprendimus. Ir jis praneždavo mums apie viską. Bet svarbiausia, jis žinojo apie jos santykius su Algirdu. Jis žinojo, kodėl jie gyveno atskirai. Ir jis žinojo paslaptį, kurią jie abu saugojo. Kokia buvo ta paslaptis? Buvęs karininkas tyli. Bet jis sako, yra dalykų, kurių aš negaliu pasakyti. Ne todėl, kad man draudžiama, o todėl, kad tai būtų per daug pavojinga. Net dabar, po tiek metų, yra žmonių, kurie nenori, kad ši tiesa būtų atskleista. Ir šie žmonės turi galią. Kas yra tie žmonės? Ar jie vis dar gyvi? Ar jie vis dar turi įtakos Lietuvoje? Ir kodėl jiems taip svarbu, kad Kazimieros Prunskienės paslaptis liktų paslaptimi? 2017 metais žurnalistų grupė nusprendė pakeisti strategiją. Vietoj to, kad bandytų gauti informaciją iš oficialių šaltinių, jie pradėjo ieškoti žmonių, kurie pažinojo Kazimierą asmeniškai, jos kaimynų, jos kolegų, jos draugų. Ir jie rado moterį, kuri sutiko kalbėti. Ši moteris, kurią vadinsime Jadvyga, gyveno tame pačiame name kaip Kazimiera 1980 metais. Ji buvo jauna tuomet, bet ji gerai atsimena Kazimierą ir jos gyvenimą. Ir ji pasakoja dalykus, kurie niekada nebuvo viešinami. Jadvyga pasakoja, Kazimiera buvo keista moteris. Ji buvo labai mandagi, labai išsilavinusi, bet ji niekada neatsidarydavo. Ji gyveno viena didelėme bute, nors oficialiai buvo ištekėjusi. Kartais atvažiuodavo vyras, bet jis pasilikdavo tik kelias valandas ir išvažiuodavo. Kartais atvažiuodavo kiti vyrai elegantiškai apsirengę, su brangiais automobiliais. Jie įeidavo į jos butą ir išeidavo po kelių valandų. Mes, kaimynai, kalbėdavome apie tai, bet niekas nedrįso klausti jos tiesiogiai. Kas buvo tie vyrai? Ar tai buvo politikai? Ar tai buvo verslininkai? Ar galbūt tai buvo KGB agentai, kurie ją kontroliavo? Jadvyga tęsė, vieną kartą, tai buvo 1986 metais, aš girdėjau ją verkiant. Tai buvo vėlų vakarą ir aš grįžau namo iš darbo. Jos butas buvo šalia laiptinės ir durys buvo šiek tiek praviros. Aš girdėjau ją kalbant telefonu. Ji verkė ir sakė, aš negaliu taip toliau gyventi. Aš negaliu toliau meluoti. Bet aš neturiu pasirinkimo. Paskui ji pamatė mane ir užtrenkė duris. Kitą dieną ji elgėsi, tarsi nieko nebūtų įvykę. Apie ką Kazimiera kalbėjo? Kam ji melavo? Ir kodėl ji neturėjo pasirinkimo? Jadvyga taip pat pasakoja apie Algirdą. Ji jį matė kelis kartus, kai jis lankydavo Kazimierą. Ir ji pastebėjo kažką keisto. Algirdas buvo liūdnas vyras, sako Jadvyga. Jis atrodė kaip žmogus, kuris prarado viską, bet vis dar bando išlaikyti orumą. Kartą aš sutikau jį laiptinėje, kai jis išeidavo iš Kazimieros buto. Jis atrodė išvargęs, jo akys buvo raudos, tarsi būtų verkęs. Aš paklausiau, ar viskas gerai, ir jis tik linktelėjo ir išėjo. Bet aš mačiau jo rankose voką, storą voką, kuris atrodė pilnas dokumentų. Ką jis nešė? Ir kodėl jis atrodė toks nelaimingas? Kas buvo tame voke? Ar tai buvo dokumentai, kurie įrodė jų susitarimą su KGB? Ar tai buvo įrodymai apie Kazimieros santykius su kitais vyrais? Ar galbūt tai buvo kažkas visai kita?
Jadvyga pasakoja dar vieną istoriją, kuri šokiruoja. 1987 metais vieną naktį aš girdėjau triukšmą iš Kazimieros buto. Tai buvo garsus balsai, daužimas, tarsi kas nors kovotųsi. Aš norėjau iškviesti policiją, bet mano vyras man uždraudė. Jis pasakė, kad geriau nesikišti į Prunckienės reikalus. Kitą rytą aš mačiau Kazimierą išeinančią iš buto. Ji turėjo mėlynę ant veido, kurią bandė paslėpti makiažu. Bet aš mačiau. Kas ją sužeidė? Ar tai buvo Algirdas? Ar tai buvo kas nors kitas? Ar Kazimiera buvo smurto auka? Ar jos santuoka buvo ne tik šalta, bet ir pavojinga? Ir kodėl niekas nesiėmė veiksmų, kad ją apsaugotų? Žurnalistų grupė bandė patikrinti Jadvygos pasakojimus. Jie ieškojo medicininių įrašų, policijos ataskaitų, bet nieko nerado. Tarsi visi įrodymai būtų buvę kruopščiai sunaikinti. Bet jie rado kažką kitą liudininką, kuris dirbo Kazimieros kabinete 1989 metais. Ši moteris, kurią vadinsime Ona, buvo Kazimieros asmeninė sekretorė. Ji matė viską: susitikimus, skambučius, laiškus. Ir ji pasakoja dalykus, kurie niekada nebuvo viešinami. Ona pasakoja, Kazimiera buvo labai kontroliuojanti. Ji norėjo žinoti viską, kas vyksta jos kabinete. Bet buvo vienas dalykas, kurį ji saugojo labiau nei bet ką kitą: jos asmeninį telefoną. Šis telefonas buvo jos stalčiuje ir niekas negalėjo jo liesti. Kartais ji gaudavo skambučius šiuo telefonu ir ji visada išeidavo iš kabineto, kad atsakytų. Kartą aš netyčia girdėjau jos pokalbį. Ji kalbėjo su vyru, bet ne su Algirdu. Ji sakė: aš padariau viską, ko tu prašei. Dabar tavo eilė laikytis susitarimo. Kas buvo tas vyras? Ir koks buvo tas susitarimas? Ar Kazimiera buvo šantažuojama? Ar ji buvo priversta bendradarbiauti su kažkuo, kad apsaugotų save ar savo šeimą? Ir kas buvo tas vyras, kuris turėjo tokią galią prieš ją? Ona tęsė: buvo dar vienas keistas dalykas. Kartą per mėnesį Kazimiera gaudavo voką, storą, rudą voką be siuntėjo adreso. Ji visada atidarydavo jį viena, užsidarydama kabinete. Po to ji išeidavo iš darbo anksčiau nei įprastai. Aš niekada nesužinojau, kas buvo tuose vokuose. Bet kartą aš pamačiau, kaip vienas iš jų nukrito ant grindų. Viduje buvo fotografijos Kazimieros su skirtingais vyrais. Fotografijos, kurios atrodė, kad buvo padarytos slapta. Kas jas siuntė? Ir kodėl? Ar Kazimiera buvo nuolat šantažuojama? Ar kas nors sistemingai rinko įrodymus prieš ją, kad galėtų ją kontroliuoti? Ir kas turėjo tokius resursus, kad galėtų tai daryti per tiek metų? 2018 metais žurnalistų grupė gavo anoniminį laišką. Laiške buvo adresas buto Vilniuje, kuriame, pasak laiško autoriaus, buvo paslėpti dokumentai apie Kazimieros Prunckienės gyvenimą. Žurnalistai nusprendė patikrinti. Butas buvo sename name senamiestyje. Jis buvo tuščias, apleistas, bet durys buvo atraktos. Viduje žurnalistai rado seną spintelę, o joje dėžę su dokumentais. Dokumentai buvo seni, geltoni nuo laiko, bet vis dar įskaitomi. Ir jie atskleidė šokiruojančius dalykus. Vienas iš dokumentų buvo sutartis tarp Kazimieros Prunckienės ir sovietinės valdžios, pasirašyta 1976 metais. Sutartyje buvo nurodyta, kad Kazimiera sutinka bendradarbiauti su KGB, perduodama informaciją apie disidentus ir nacionalistus. Mainais ji gaus apsaugą ir paramą savo karjerai. Bet svarbiausia, sutartyje buvo nurodyta, kad jos vyras Algirdas taip pat sutinka bendradarbiauti. Ar ši sutartis buvo tikra? Ar Kazimiera ir Algirdas iš tikrųjų buvo KGB agentai? Žurnalistai bandė patikrinti dokumento autentiškumą, bet ekspertai negalėjo vienareikšmiškai patvirtinti. Kai kurie sakė, kad tai falsifikatas, kiti sakė, kad tai gali būti tikra. Bet buvo dar vienas dokumentas, kuris buvo dar labiau šokiruojantis. Tai buvo laiškas nuo Algirdo Prunckio, rašytas 1991 metais.
Laiške jis rašė: Kazimiera, aš žinau, kad tu niekada neperskaitysi šio laiško. Bet aš turiu jį parašyti, nes kitaip aš neišgyvensiu. Mes gyvenome melų daugiau nei 40 metų. Mes apsimetėme esantys pora, nors niekada ją nebuvome. Mes apsimetėme mylintys vienas kitą, nors meilės niekada nebuvo. Bet blogiausia yra tai, kad mes išdavėme žmonės, kurie mumis pasitikėjo. Mes perdavėme informaciją, kuri sunaikino jų gyvenimus. Ir mes tai darėme ne dėl ideologijos, ne dėl įsitikinimų, o dėl baimės. Mes bijojome, kad mūsų paslaptys bus atskleistos. Mes bijojome, kad mūsų gyvenimas bus sunaikintas. Ir mes pasirinkom išgyventi, net jei tai reiškia išduoti kitus. Ar mes galime savo atleisti? Aš nežinau. Bet aš žinau, kad mes niekada negalėsime pamiršti. Ar šis laiškas buvo tikras? Ar Algirdas iš tikrųjų rašė šiuos žodžius? Ir jei taip, ką jis turėjo omenyje, kai kalbėjo apie išduotus žmones? Žurnalistų grupė nusprendė publikuoti savo tyrimo rezultatus. Bet prieš tai jie norėjo gauti komentarą iš Kazimieros Prunskienės šeimos. Jie susisiekė su Rasa, Kazimieros dukra, ir paprašė susitikimo. Rasa sutiko susitikti, bet ji buvo labai atsargi. Ji pasakė, kad žino apie tyrimą ir ji nori, kad tiesa būtų atskleista. Bet ji taip pat pasakė, kad yra dalykų, kurių ji nežino, ir dalykų, kurių ji nenori žinoti. Rasa pasakoja: mano motina buvo sudėtinga moteris. Ji buvo stipri, protinga, ambicinga. Bet ji taip pat buvo vieniša, išsigandusi, pilna paslapčių. Aš niekada nesupratau jos santykių su tėvu. Jie gyveno atskirai, bet niekada nesiskyrė. Jie kalbėdavosi retai, bet visada buvo mandagus vienas kitam. Tarsi jie būtų turėję susitarimą, kurio aš nežinojau. Žurnalistai parodė Rasai dokumentus, kuriuos rado. Ji perskaitė juos ir verkė. Ji pasakė, kad niekada nežinojo apie tai, kad jos tėvai galėjo bendradarbiauti su KGB. Ji pasakė, kad tai sunaikina viską, ką ji manė žinanti apie savo šeimą. Bet paskui ji pasakė kažką, kas šokiravo žurnalistus, bet galbūt tai paaiškina viską. Galbūt tai paaiškina, kodėl jie gyveno atskirai. Galbūt tai paaiškina, kodėl jie niekada nesiskyrė. Galbūt jie buvo priversti būti kartu, nes jie abu žinojo per daug. Jei vienas iš jų būtų kalbėjęs, abu būtų buvę sunaikinti. Tai buvo jų kalėjimas. Ir jie niekada negalėjo iš jo išeiti. Ar tai buvo tiesa? Ar Kazimiera ir Algirdas buvo priversti likti santuokoje, nes jie abu žinojo paslaptis, kurios galėjo sunaikinti juos abu? Ir ar jų santuoka buvo ne meilės, o baimės sąjunga? 2019 metais žurnalistų grupė publikavo savo tyrimą. Straipsnis sukėlė didžiulį atgarsį Lietuvoje. Kai kurie žmonės tikėjo, kad Kazimiera ir Algirdas iš tikrųjų buvo KGB agentai. Kiti manė, kad tai falsifikatas, skirtas sunaikinti Kazimieros palikimą. Bet buvo ir trečia grupė žmonės, kurie sakė, kad tiesa yra sudėtingesnė. Kad Kazimiera ir Algirdas galėjo būti priversti bendradarbiauti su KGB, bet tai nereiškia, kad jie buvo išdavikai. Kad jie galėjo būti aukos, o ne nusikaltėliai. Vienas istorikas, kuris tyrė sovietinės Lietuvos istoriją, pasakoja: mes turime suprasti kontekstą. Sovietinėje sistemoje beveik visi, kurie turėjo bet kokią galią, buvo priversti bendradarbiauti su KGB. Tai nereiškia, kad jie buvo blogi žmonės. Tai reiškia, kad jie gyveno sistemoje, kuri vertė juos rinktis tarp blogų ir dar blogesnių variantų. Kazimiera Prunskienė galėjo būti priversta bendradarbiauti, kad apsaugotų save ir savo šeimą. Bet tai nereiškia, kad ji nedarė gero Lietuvai. Jos indėlis į nepriklausomybę yra neginčiamas. Bet ar tai pateisina jos veiksmus? Ar galime atleisti jai už tai, ką ji galėjo padaryti? Ir ar mes kada nors sužinosime visą tiesą? 2020 metais Lietuvos vyriausybė nusprendė sukurti komisiją, kuri ištirtų Kazimieros Prunskienės bendradarbiavimą su KGB. Komisija turėjo prieigą prie visų archyvų, visų dokumentų, visų liudytojų. Ir ji turėjo atskleisti tiesą.
Bet po 2 metų tyrimo komisija paskelbė, kad negali vienareikšmiškai patvirtinti, ar Kazimiera Prunskienė bendradarbiavo su KGB. Dokumentai, kurie buvo rasti, galėjo būti falsifikuoti. Liudytojai, kurie kalbėjo, galėjo meluoti. Ir tiesa liko neaiški. Komisijos pirmininkas pasakė, mes atlikome išsamų tyrimą. Mes kalbėjome su 10 liudytojų, mes peržiūrėjome tūkstančius dokumentų. Bet mes negalime vienareikšmiškai pasakyti, ar Kazimiera Prunskienė buvo KGB agentė. Yra įrodymų, kurie rodo, kad ji galėjo bendradarbiauti. Bet yra ir įrodymų, kurie rodo, kad ji galėjo būti šantažuojama. Tiesa yra sudėtingesnė, nei mes manėme. Ar tai buvo teisingas atsakymas? Ar komisija iš tikrųjų negalėjo rasti tiesos? Ar galbūt ji nusprendė nepasakyti visos tiesos, nes tai būtų per daug pavojinga? Vienas komisijos narys, kuris sutiko kalbėti anonimiškai, pasakoja, mes radome dalykų, kurių negalėjome viešinti. Dalykų, kurie būtų sunaikinę ne tik Prunskienės palikimą, bet ir kitų žmonių gyvenimus. Žmonių, kurie vis dar gyvi, kurie vis dar turi įtakos Lietuvoje. Mes nusprendėme, kad kai kurios paslaptys turi likti paslaptimis. Ar tai buvo teisingas sprendimas? Aš nežinau. Bet aš žinau, kad tiesa ne visada yra geriausia. Kas buvo tie žmonės? Kokias paslaptis komisija rado? Ir kodėl ji nusprendė jų neatskleisti? Šiandien daugiau nei 10 metų po Kazimieros Prunskienės mirties, jos santuoka vis dar yra mįslė. Mes žinome, kad ji ir Algirdas gyveno atskirai daugiau nei 30 metų. Mes žinome, kad jie niekada nesiskyrė. Mes žinome, kad jie turėjo paslapčių, kurių niekada neatskleisti. Bet mes nežinome, kodėl. Mes nežinome, kas laikė juos kartu. Mes nežinome, ar jie buvo KGB agentai, ar aukos, ar kažkas tarp. Ir mes galbūt niekada nesužinosime. Bet galbūt tai ir yra pamoka, kurią Kazimieros Prunskienės gyvenimas mums moko. Kad gyvenimas nėra paprastas. Kad žmonės nėra tik geri ar blogi. Kad kartais mes darome dalykus, kurių nesuprantame dėl priežasčių, kurių negalime paaiškinti. Kazimiera Prunskienė buvo moteris, kuri pakeitė Lietuvos istoriją. Ji buvo pirmoji moteris premjerė, ji kovojo už nepriklausomybę, ji buvo drąsi ir stipri. Bet ji taip pat buvo moteris, kuri turėjo paslapčių, kuri gyveno melu, kuri niekada negalėjo būti laisva. Galima gyventi skyrium, bet būti kartu. Tai buvo jos žodžiai. Ir galbūt tai buvo ne tik apie jos santuoką, bet ir apie jos gyvenimą. Kad galima gyventi viešame gyvenime, bet būti vienišam viduje. Kad galima turėti galią, bet būti bejėgiam. Kad galima keisti istoriją, bet negalėti pakeisti savo likimo. Ir galbūt tai yra didžiausia Kazimieros Prunskienės tragedija ne tai, ką ji padarė, o tai, ko ji negalėjo padaryti. Ne tai, ką ji pasakė, o tai, ko ji negalėjo pasakyti. Ne tai, kaip ji gyveno, o tai, kaip ji norėjo gyventi, bet niekada negalėjo. Jos paslaptis liks paslaptimi. Jos santuoka liks mįsle. Ir mes liekame su klausimais, į kuriuos niekada negausime atsakymų. Bet galbūt tai ir yra gražiausia šios istorijos dalis, kad kai kurios paslaptys turi likti paslaptimis, kad kai kurie klausimai turi likti be atsakymų ir kad kai kurios istorijos turi pasilikti nepasakytos. Kazimiera Prunskienė gyveno gyvenimą, kuris buvo pilnas prieštaravimų, pilnas paslapčių, pilnas skausmo. Bet ji taip pat gyveno gyvenimą, kuris buvo pilnas drąsos, pilnas pasiekimų, pilnas meilės savo šaliai. Ir galbūt tai yra vienintelė tiesa, kurią mes galime žinoti, kad ji buvo žmogus, su visais žmogaus silpnumais ir stiprybėmis, su visais žmogaus klaidomis ir pasiekimais. Ir galbūt tai yra geriausias būdas ją prisiminti ne kaip šventąją, ne kaip nusikaltėlę, bet kaip žmogų, kuris gyveno sudėtingą gyvenimą sudėtingais laikais. Žmogų, kuris darė tai, ką manė esant teisinga, net kai tai buvo sunku. Žmogų, kuris mylėjo savo šalį, net kai negalėjo mylėti savęs. Galima gyventi skyrium, bet būti kartu. Tai buvo jos žodžiai. Ir galbūt tai yra vienintelė tiesa, kurią ji galėjo mums palikti. Tarp dokumentų buvo dienoraštis rašytas 2003 metais, kai Kazimierai buvo 75 metų.
Šis dienoraštis buvo skirtingas nuo kitų, jame jį rašė ne apie politiką, ne apie darbus, o apie savo jausmus, apie savo gyvenimą, apie savo santuoką. Viename įraše jį rašė: šiandien susitikinau su Algirdu. Pirmą kartą per 6 mėnesius. Mes sėdėjome kavinėje ir kalbėjomės apie anūkus, apie orą, apie nieką svarbaus. Bet aš žiūrėjau į jį ir mačiau vyrą, kurį mylėjau prieš 50 metų. Vyrą, kurį vis dar myliu, nors niekada negalėjau to parodyti. Kodėl gyvenimas yra toks sudėtingas? Kodėl mes negalime būti kartu, nors abu to norime? Ar tai mano kaltė? Ar tai jo kaltė? Ar tai sistemos, kurioje gyvenome, kaltė? Šie žodžiai atskleidžia kažką, ko niekas nežinojo, kad Kazimiera vis dar mylėjo Algirdą. Po visų tų metų, po viso to, kas įvyko, ji vis dar jautė kažką jam. Bet kodėl ji negalėjo to parodyti? Kas ją sulaikė? Kitame įraše, rašytame 2005 metais, ji rašė: Algirdas man paskambino šiandien. Jis paklausė, ar aš kada nors pasakysiu tiesą apie mus, aš atsakiau, kad ne. Jis paklausė, kodėl. Aš negalėjau atsakyti. Kaip aš galiu paaiškinti, kad tiesa sunaikintų ne tik mus, bet ir visus, kuriuos mylime? Kaip aš galiu paaiškinti, kad kai kurios paslaptys yra per daug pavojingos, kad būtų atskleistos? Jis tylėjo ilgai, o paskui pasakė: aš suprantu. Ir aš žinau, kad jis supranta. Nes mes abu nešame tą pačią naštą. Kokia buvo ta našta? Kokios paslaptys buvo tokios pavojingos, kad negalėjo būti atskleistos net po tiek metų? Bibliotekos darbuotojai bandė nustatyti, kas buvo anoniminis aukotojas. Jie tyrė rankraštį, jie kalbėjosi su Kazimieros šeima, bet niekas nežinojo, kas galėjo turėti šiuos dokumentus. Kol viena bibliotekos darbuotoja nepastebėjo kažko keisto. Dėžėje, kurioje buvo dokumentai, buvo mažas lapelis su užrašu: nuo žmogaus, kuris žinojo per daug. Kas buvo tas žmogus? Ar tai buvo tas pats žmogus, kuris buvo KGB agentas Kazimieros artimiausiame rate? Ar tai buvo kas nors kitas? Bibliotekos darbuotoja pradėjo tyrimą. Ji palyginimo rankraštį su kitais dokumentais, ji ieškojo užuominų. Ir ji rado kažką šokiruojančio, rankraštis buvo ne Kazimieros. Jis buvo Algirdo. Algirdas Prunskis rašė dienoraštį apie Kazimierą. Jis rašė apie jų santuoką, apie jų paslaptis, apie tai, ką jie abu žinojo. Ir jis rašė apie tai, kodėl jie niekada negalėjo būti kartu. Viename įraše, rašytame 2008 metais, Algirdas rašė: Kazimiera nežino, kad aš rašau šį dienoraštį. Ji niekada nesužinos. Bet aš turiu tai užrašyti, nes kitaip aš pamirš. Aš pamirš, kodėl mes gyvenome taip, kaip gyvenome. Aš pamirš, kodėl mes negalėjome būti kartu, nors abu to norėjome. Tiesa yra ta, kad mes buvome priversti. Ne dėl meilės, ne dėl pareigos, o dėl baimės. Mes bijojome, kad mūsų paslaptys bus atskleistos. Mes bijojome, kad mūsų vaikai nukentės. Mes bijojome, kad viskas, ką sukūrėme, bus sunaikinta. Kokios buvo tos paslaptys? Algirdas niekada tiesiogiai jų neįvardijo. Bet jis užsiminė apie kažką, kas šokiruoja. Kitame įraše jis rašė: 1976 metais mes priėmėme sprendimą, kuris pakeitė mūsų gyvenimus. Mes sutikome bendradarbiauti su jais. Ne todėl, kad norėjome, o todėl, kad neturėjome pasirinkimo. Jie žinojo apie mus dalykus, kurie būtų mus sunaikinę. Jie žinojo apie Kazimieros santykius, apie mano finansinius sandorius, apie dalykus, kuriuos darėme, kad išgyventume. Ir jie pasiūlė mums sandorį, mes bendradarbiaujame, ir jie apsaugo mus, mes sutikome. Ir nuo tos dienos mes gyvenome melu. Ar tai buvo tiesa? Ar Kazimiera ir Algirdas iš tikrųjų buvo priversti bendradarbiauti su KGB? Ir jei taip, kokią informaciją jie perdavinėjo? Algirdo dienoraštyje buvo dar vienas įrašas, kuris atskleidė dar daugiau. Šis įrašas buvo rašytas 2009 metais, likus metams iki Algirdo mirties. Jis rašė: aš žinau, kad netrukus mirsiu.
Aš jaučiu, kaip mano kūnas silpsta, kaip mano protas miglojasi. Bet prieš mirdamas aš turiu užrašyti tiesą. Ne dėl savęs, o dėl Kazimieros. Kad ji žinotų, jog aš ją mylėjau. Kad ji žinotų, jog viskas, ką dariau, dariau dėl jos. Net kai tai reiškia išduoti kitus. Net kai tai reiškia gyventi melu. Toliau jis rašė, mes perdavėme informaciją apie 3 žmones. 3 žmonės, kurie buvo mūsų draugai, kurie mumis pasitikėjo. Mes žinojome, kad jie bus suimti, galbūt net ištremti. Bet mes tai padarėme, nes jie pasakė, kad jei nepadarysime, mūsų dukra Rasa nukentės. Jie pasakė, kad ji bus pašalinta iš universiteto, kad jos gyvenimas bus sunaikintas. Ir mes negalėjome to leisti. Mes pasirinkom ją apsaugoti, net jei tai reiškia išduoti kitus. Kas buvo tie 3 žmonės? Algirdas neįvardijo jų vardų. Bet jis rašė, aš žinau, kad vienas iš jų mirė kalėjime. Kiti 2 buvo ištremti į Sibirą. Aš nežinau, ar jie išgyveno. Bet aš žinau, kad jų kraujas yra ant mūsų rankų. Ir aš žinau, kad mes niekada negalėsime savo atleisti. Ar tai buvo tiesa? Ar Kazimiera ir Algirdas iš tikrųjų išdavė 3 žmonės, kad apsaugotų savo dukrą? Ir jei taip, kas buvo tie žmonės? Bibliotekos darbuotoja nusprendė patikrinti Algirdo teiginius. Ji ieškojo KGB archyvuose, ji kalbėjosi su istorikais, ji bandė rasti įrodymus. Ir ji rado kažką, kas patvirtino Algirdo žodžius. 1976 metais 3 žmonės buvo suimti Vilniuje. Jie buvo kaltinami antisovietinę veiklą. Vienas iš jų mirė tardymo metu, kiti 2 buvo ištremti į Sibirą. Jų vardai buvo Jonas Kazlauskas, Petras Jankauskas ir Marija Petrauskienė. Kas jie buvo? Istorikai pasakoja, kad jie buvo disidentai, kurie kovojo už Lietuvos laisvę. Jie platino antisovietinės knygas, jie organizavo slaptus susitikimus, jie buvo pavojingi režimui. Bet kaip KGB juos sučiupo? Viename KGB dokumente, kuris dabar saugomas Lietuvos ypatingajame archyve, yra nuoroda į informatorių, kuris perdavė informaciją apie šiuos 3 žmones. Informatoriaus kodinis vardas buvo Dvyniai. Tas pats kodinis vardas, kuris buvo naudojamas operacijoje prieš Kazimierą ir Algirdą Prunskius. Ar tai reiškia, kad Kazimiera ir Algirdas iš tikrųjų buvo tie informatoriai? Ar jie iš tikrųjų išdavė šiuos 3 žmones? Istorikas, kuris tyrė šį atvejį, pasakoja, mes negalime būti 100% tikri. Dokumentai yra neišsamus, liudytojai mirė. Bet yra pakankamai įrodymų, kad galėtume teigti, jog Prunskiai galėjo būti susiję su šių žmonių suėmimu. Ar tai reiškia, kad jie buvo blogi žmonės? Ne. Tai reiškia, kad jie buvo žmonės, kurie gyveno baisiais laikais ir buvo priversti priimti baisiausius sprendimus. Bet ar tai pateisina jų veiksmus? Ar galime jiems atleisti už tai, kad jie išdavė 3 žmones, kad apsaugotų savo dukrą? Ir ar Rasa žinojo apie tai? Bibliotekos darbuotoja nusprendė susisiekti su Rasa. Ji norėjo sužinoti, ar Rasa žinojo apie tai, ką jos tėvai padarė. Rasa sutiko susitikti, bet ji buvo labai emocinga. Rasa pasakoja, aš niekada nežinojau apie tai. Mano tėvai niekada man nepasakė. Bet dabar, kai sužinojau, viskas įgauna prasmę. Kodėl jie gyveno atskirai? Kodėl jie niekada nesiskyrė? Kodėl jie visada buvo tokie liūdni, tokie uždarę? Jie nešė šią naštą visą gyvenimą. Ir jie niekada negalėjo jos padėti. Rasa verkia, kai kalba apie savo tėvus. Ji sako, aš nežinau, ar galiu jiems atleisti. Jie išdavė žmonės, kurie kovojo už Lietuvos laisvę. Jie padarė kažką baisaus. Bet kartu aš suprantu, kodėl jie tai padarė. Jie norėjo mane apsaugoti. Jie norėjo, kad aš turėčiau normalų gyvenimą. Ir jie paaukojo viską dėl to, bet ar tai pateisina jų veiksmus? Rasa nežino. Ji sako, aš nežinau, kas yra teisinga. Aš nežinau, ar galima atleisti už tokius dalykus. Bet aš žinau, kad mano tėvai buvo žmonės, kurie mylėjo mane labiau nei bet ką pasaulyje.
Ir jie padarė tai, ką manė esant teisinga, net kai tai buvo baisu. Rasa taip pat atskleidžia kažką, ko niekas nežinojo. Ji sako, po mano motinos mirties aš radau laišką. Laišką, kurį ji man paliko. Jame ji rašė apie tai, ką ji ir tėtis padarė. Ji rašė apie 3 žmones, kuriuos jie išdavė. Ir ji rašė, kad ji niekada savo neatleido. Kad ji gyveno su šia kalte kiekvieną dieną. Ir kad ji tikisi, jog aš galėsiu jai atleisti. Ar Rasa atleido? Ji sako, aš nežinau. Aš vis dar bandau suprasti. Bet aš žinau, kad mano motina buvo žmogus, kuris padarė klaidų. Didelių klaidų. Bet ji taip pat buvo žmogus, kuris mylėjo savo šalį, kuris kovojo už jos laisvę, kuris padarė daug gero. Ir galbūt tai yra vienintelė tiesa, kurią galiu žinoti. 2022 metais Lietuvos vyriausybė nusprendė oficialiai pripažinti, kad Kazimiera Prunckienė ir Algirdas Prunskis bendradarbiavo su KGB. Bet kartu vyriausybė pasakė, kad jie buvo priversti tai daryti ir kad jų indėlis į Lietuvos nepriklausomybę yra neginčiamas. Vyriausybės atstovas pasakė, mes turime pripažinti tiesą. Kazimiera Prunckienė ir Algirdas Prunskis bendradarbiavo su KGB. Jie perdavė informaciją, kuri galėjo pakenkti žmonėms. Bet jie tai darė ne dėl ideologijos, ne dėl pinigų, o dėl baimės. Jie buvo priversti rinktis tarp savo šeimos ir kitų žmonių. Ir jie pasirinko savo šeimą. Ar tai buvo teisingas pasirinkimas? Mes negalime to spręsti. Bet mes galime suprasti, kodėl jie tai padarė. Šis pranešimas sukėlė didžiulį atgarsį Lietuvoje. Kai kurie žmonės buvo įsiutę. Jie sakė, kad Kazimiera Prunckienė buvo išdavikė, kad ji neturėtų būti gerbiama. Kiti sakė, kad ji buvo auka, kad ji padarė tai, ką turėjo padaryti, kad išgyventų. Bet buvo ir trečia grupė žmonės, kurie sakė, kad tiesa yra sudėtingesnė. Kad Kazimiera Prunckienė buvo ir herojė, ir išdavikė. Kad ji padarė ir gero, ir blogo. Ir kad mes negalime jos vertinti tik vienu aspektu. Vienas filosofas, kuris rašė apie šį atvejį, pasakė, Kazimieros Prunckienės gyvenimas yra tobulas pavyzdys moralinės dilemos. Ji buvo priversta rinktis tarp 2 blogų variantų. Ir ji pasirinko tą, kuris atrodė mažiau blogas. Ar mes galime ją teisti už tai? Galbūt. Bet ar mes galime ją suprasti? Tikrai. Šiandien daugiau nei 10 metų po Kazimieros Prunckienės mirties, jos santuoka vis dar yra mįslė. Bet dabar mes žinome daugiau. Mes žinome, kad ji ir Algirdas buvo priversti bendradarbiauti su KGB. Mes žinome, kad jie išdavė 3 žmones, kad apsaugotų savo dukrą. Mes žinome, kad jie gyveno su šia kalte visą gyvenimą. Bet mes taip pat žinome, kad jie mylėjo vienas kitą. Kad jie norėjo būti kartu, bet negalėjo. Kad jų santuoka buvo ne tik formalumas, bet ir būdas apsaugoti vienas kitą. Kad jie buvo ne tik bendraautoriai nusikaltimo, bet ir partneriai skausme. Galima gyventi skyrium, bet būti kartu. Tai buvo Kazimieros žodžiai. Ir dabar mes suprantame, ką ji turėjo omenyje. Kad galima būti fiziškai atskirtiems, bet emociškai susijusiems. Kad galima nešti tą pačią naštą, net kai esi vienas. Kad galima mylėti ką nors, net kai negali su juo būti. Kazimieros ir Algirdo santuoka buvo ne apie meilę tradicinę prasme. Ji buvo apie išgyvenimą. Apie apsaugą. Apie tai, kaip 2 žmonės gali būti kartu, net kai viskas juos skiria. Ir galbūt tai yra gražiausia šios istorijos dalis ne tai, kad jie buvo tobuli, o tai, kad jie buvo žmogiški. Jie padarė klaidų. Didelių klaidų. Jie išdavė žmonės, jie gyveno melu, jie niekada negalėjo būti laisvi. Bet jie taip pat mylėjo vienas kitą, jie apsaugojo savo dukrą, jie kovojo už Lietuvos laisvę. Ir galbūt tai yra vienintelė tiesa, kurią galime žinoti, kad jie buvo žmonės su visais žmogaus silpnumais ir stiprybėmis. 2023 metais Lietuvos nacionalinė biblioteka atidarė parodą apie Kazimierą Prunckienę. Parodoje buvo jos asmeniniai daiktai, jos laiškai, jos dienoraščiai.
Ir buvo Algirdo dienoraštis, kuris atskleidė tiesą apie jų santuoką. Tūkstančiai žmonių aplankė šią parodą. Kai kurie iš jų verkė, kai skaitė Kazimieros ir Algirdo žodžius. Kiti buvo įsiutę, kai sužinojo apie jų bendradarbiavimą su KGB. Bet visi sutarė, kad tai buvo svarbi istorija, kuri turėjo būti pasakyta. Viena lankytoja, kuri buvo apie 70 metų, pasakojo: aš pažinojau Kazimierą Prunckienę. Aš dirbau su ja 1980 metais. Ji buvo stipri moteris, protinga, ambicinga. Bet aš taip pat mačiau jos skausmą. Aš mačiau, kaip ji kovojo su savimi, kaip ji nešė naštą, kurios niekas kitas nematė. Ir dabar, kai sužinojau tiesą, aš suprantu. Ji buvo ne šventoji, ne nusikaltėlė. Ji buvo žmogus, kuris gyveno sudėtingą gyvenimą sudėtingais laikais. Kitas lankytojas, jaunas vyras apie 30 metų, pasakojo: aš nežinojau daug apie Kazimierą Prunckienę prieš ateidamas į šią parodą. Bet dabar aš suprantu, kodėl ji yra tokia svarbi Lietuvos istorijai. Ne todėl, kad ji buvo tobula, o todėl, kad ji buvo žmogiška. Ji padarė klaidų, bet ji taip pat padarė daug gero. Ir galbūt tai yra pamoka, kurią mes visi turėtume išmokti, kad niekas nėra tik geras ar blogas. Kad mes visi esame sudėtingi, pilni prieštaravimų. Parodos pabaigoje buvo kambarys, skirtas Kazimieros ir Algirdo santuokai. Sienose buvo jų fotografijos jaunų, laimingų, pilnų vilčių. Ir buvo fotografijos iš vėlesnių metų senų, pavargusių, liūdnų. Bet svarbiausia buvo paskutinė fotografija iš Algirdo laidotuvių, kurioje Kazimieras stovi prie karsto, jos veidas pilnas skausmo. Po šią fotografiją buvo citata iš Kazimieros dienoraščio: Algirdai, aš žinau, kad tu niekada neperskaitysi šių žodžių. Bet aš turiu juos parašyti. Aš mylėjau tave. Aš vis dar myliu tave. Ir aš visada mylėsiu tave. Net kai mes buvome atskirti, net kai mes negalėjome būti kartu, tu buvai mano širdyje. Tu buvai mano stiprybė, mano atrama, mano vienintelė tikroji meilė. Ir aš atsiprašau. Atsiprašau už viską, ką mes padarėme. Atsiprašau už skausmą, kurį sukėlėme. Atsiprašau, kad negalėjome būti laisvi. Bet aš niekada neatsiprašysiu už tai, kad mylėjau tave. Šie žodžiai sukrėtė visus, kurie juos skaitė. Jie atskleidė tiesą, kurią Kazimieras saugojo visą gyvenimą, kad jį mylėjo Algirdą, kad jį norėjo būti su juo, bet negalėjo. Ir kad jų santuoka buvo ne tik formalumas, bet ir meilės istorija, kuri niekada negalėjo būti išgyventa. Šiandien, kai mes žiūrime atgal į Kazimieros Prunckienės gyvenimą, mes matome moterį, kuri buvo pilna prieštaravimų. Ji buvo stipri, bet pažeidžiama. Ji buvo galinga, bet bejėgė. Ji buvo mylima, bet vieniša. Ir jos santuoka buvo tobulas jos gyvenimo atspindys. Galima gyventi skyrium, bet būti kartu. Tai buvo jos žodžiai. Ir dabar mes suprantame, kad tai buvo ne tik apie jos santuoką, bet ir apie jos gyvenimą. Kad galima turėti viską, bet jaustis tuščiam. Kad galima keisti istoriją, bet negalėti pakeisti savo likimo. Kad galima mylėti ką nors, bet niekada negalėti su juo būti. Kazimieros Prunckienės gyvenimas moko mus, kad gyvenimas nėra paprastas. Kad žmonės nėra tik geri ar blogi. Kad kartais mes darome dalykus, kurių nesuprantame dėl priežasčių, kurių negalime paaiškinti. Ir kad kartais geriausias būdas mylėti ką nors yra leisti jiems būti laisviems, net jei tai reiškia gyventi atskirai. Bet ar Kazimiera ir Algirdas buvo laisvi? Ne. Jie buvo kaliniai savo paslapčių, savo baimių, savo kaltės. Jie gyveno gyvenimą, kuris buvo pilnas skausmo, pilnas apgailestavimų. Bet jie taip pat gyveno gyvenimą, kuris buvo pilnas meilės, pilnas atsidavimo, pilnas aukos. Ir galbūt tai yra didžiausia jų palikimo dalis, ne tai, ką jie padarė, o tai, ką jie jautė. Ne tai, kaip jie gyveno, o tai, kodėl jie gyveno taip, kaip gyveno. Ne tai, ką jie pasakė, o tai, ko jie niekada nepasakė. Jų paslaptis dabar yra žinoma. Jų santuoka dabar yra suprantama. Bet jų meilė vis dar yra mįslė. Nes kaip galima mylėti ką nors tiek daug,
bet niekada negalėti su juo būti. Kaip galima nešti tokią naštą visą gyvenimą ir nesuirti? Kaip galima gyventi melu, bet išlikti žmogumi? Galbūt atsakymas yra tas, kad meilė nėra apie tai, ar esi kartu ar atskirai. Meilė yra apie tai, ką esi pasirengęs paaukoti dėl kito žmogaus. Apie tai, kokius sprendimus priimi, kad apsaugotum tuos, kuriuos myli. Apie tai, kaip nešioji naštą, kad kitas žmogus galėtų būti laisvas. Kazimiera ir Algirdas paaukojo viską dėl savo dukros. Jie išdavė žmones, jie gyveno atskirai, jie niekada negalėjo būti laisvi. Bet jie tai darė iš meilės. Ir galbūt tai yra vienintelė tiesa, kurią galime žinoti, kad meilė kartais reikalauja didžiausių aukų. Kazimieros Prunskienės istorija yra ne tik apie politiką, ne tik apie KGB, ne tik apie Lietuvos nepriklausomybę. Ji yra apie žmogų, kuris gyveno sudėtingą gyvenimą sudėtingais laikais. Apie žmogų, kuris padarė klaidų, bet taip pat padarė daug gero. Apie žmogų, kuris mylėjo, bet niekada negalėjo būti mylimas taip, kaip norėjo. Galima gyventi skyrium, bet būti kartu. Tai buvo jos žodžiai. Ir tai yra jos palikimas. Ne tik politinis, bet ir asmeninis. Ne tik apie tai, ką ji padarė, bet ir apie tai, ką ji jautė. Ne tik apie jos stiprybę, bet ir apie jos silpnybę. Mes niekada nesužinosime visų atsakymų. Mes niekada nesuprasime visų jos sprendimų. Bet mes galime ją prisiminti kaip žmogų, kuris gyveno pilną gyvenimą, kuris mylėjo giliai, kuris kovojo drąsiai. Ir kuris paliko mums pamoką, kad gyvenimas yra sudėtingas, kad meilė yra sudėtinga, ir kad kartais geriausias būdas gyventi yra priimti šį sudėtingumą ir eiti toliau. Kazimiera Prunskienė gyveno skyrium nuo Algirdo, bet ji visada buvo su juo. Jų santuoka buvo keista, sudėtinga, pilna paslapčių. Bet ji taip pat buvo tikra, gili, pilna meilės. Ir galbūt tai yra gražiausia šios istorijos dalis, kad net kai viskas juos skyrė, jie vis tiek buvo kartu. Galima gyventi skyrium, bet būti kartu. Tai ne tik frazė. Tai gyvenimo būdas. Tai meilės forma. Tai tiesa, kurią Kazimiera ir Algirdas gyveno kiekvieną dieną. Ir tai yra palikimas, kurį jie paliko mums, kad meilė nėra apie tai, kur esi, o apie tai, kur yra tavo širdis. Tarp dokumentų buvo dienoraštis, rašytas 2003 metais, kai Kazimierai buvo 75 metų. Šis dienoraštis buvo skirtingas nuo kitų, jame jį rašė ne apie politiką, ne apie darbus, o apie savo jausmus, apie savo gyvenimą, apie savo santuoką. Viename įraše jį rašė: šiandien susitikinau su Algirdu pirmą kartą per 6 mėnesius. Mes sėdėjome kavinėje ir kalbėjomės apie anūkus, apie orą, apie nieką svarbaus. Bet aš žiūrėjau į jį ir mačiau vyrą, kurį mylėjau prieš 50 metų. Vyrą, kurį vis dar myliu, nors niekada negalėjau to parodyti. Šie žodžiai atskleidžia kažką, ko niekas nežinojo, kad Kazimiera vis dar mylėjo Algirdą. Po visų tų metų, po viso to, kas įvyko, ji vis dar jautė kažką jam. Bet kodėl ji negalėjo to parodyti? Kas ją sulaikė? Ir ar Algirdas žinojo apie jos jausmus? Kitame įraše, rašytame 2005 metais, ji rašė: Algirdas man paskambino šiandien ir paklausė, ar aš kada nors pasakysiu tiesą apie mus. Aš atsakiau, kad ne. Jis paklausė, kodėl. Aš negalėjau atsakyti. Kaip aš galiu paaiškinti, kad tiesa sunaikintų ne tik mus, bet ir visus, kuriuos mylime? Kaip aš galiu paaiškinti, kad kai kurios paslaptys yra per daug pavojingos, kad būtų atskleistos? Jis tylėjo ilgai, o paskui pasakė: aš suprantu. Ir aš žinau, kad jis supranta, nes mes abu nešame tą pačią naštą. Kokia buvo ta našta? Kokios paslaptys buvo tokios pavojingos, kad negalėjo būti atskleistos net po tiek metų? Ir kodėl Kazimiera ir Algirdas jautė, kad turi jas saugoti net tada, kai jų gyvenimas buvo beveik pasibaigęs? Bibliotekos darbuotojai bandė nustatyti, kas buvo anoniminis aukotojas. Jie tyrė rankraštį, jie kalbėjosi su Kazimieros šeima, bet niekas nežinojo, kas galėjo turėti šiuos dokumentus. Kol viena bibliotekos darbuotoja nepastebėjo kažko keisto dėžėje, kurioje buvo dokumentai, buvo mažas lapelis su užrašu: nuo žmogaus, kuris žinojo per daug.
Kas buvo tas žmogus? Ar tai buvo tas pats žmogus, kuris buvo artimas Kazimieros rate? Ar tai buvo kas nors kitas, kuris stebėjo jų gyvenimą iš šalies? Bibliotekos darbuotoja pradėjo tyrimą ir palyginimo rankraštį su kitais dokumentais. Ji ieškojo užuominų ir rado kažką šokiruojančio. Rankraštis buvo ne Kazimieros, jis buvo Algirdo. Algirdas Prunskis rašė dienoraštį apie Kazimierą, apie jų santuoką, apie jų paslaptis, apie tai, ką jie abu žinojo. Ir jis rašė apie tai, kodėl jie niekada negalėjo būti kartu, nors abu to norėjo. Viename įraše, rašytame 2008 metais, Algirdas rašė: Kazimiera nežino, kad aš rašau šį dienoraštį ir ji niekada nesužinos. Bet aš turiu tai užrašyti, nes kitaip aš pamirš. Aš pamirš, kodėl mes gyvenome taip, kaip gyvenome. Aš pamirš, kodėl mes negalėjome būti kartu, nors abu to norėjome. Tiesa yra ta, kad mes buvome priversti. Ne dėl meilės, ne dėl pareigos, o dėl baimės. Mes bijojome, kad mūsų paslaptys bus atskleistos. Mes bijojome, kad mūsų vaikai nukentės. Mes bijojome, kad viskas, ką sukūrėme, bus sunaikinta. Kokios buvo tos paslaptys? Algirdas niekada tiesiogiai jų neįvardijo, bet jis užsiminė apie kažką, kas šokiruoja. Kitame įraše jis rašė: 1976 metais mes priėmėme sprendimą, kuris pakeitė mūsų gyvenimus. Mes sutikome bendradarbiauti su jais ne todėl, kad norėjome, o todėl, kad neturėjome pasirinkimo. Jie žinojo apie mus dalykus, kurie būtų mus sunaikinę. Jie žinojo apie Kazimieros santykius, apie mano finansinius sandorius, apie dalykus, kuriuos darėme, kad išgyventume. Ir jie pasiūlė mums sandorį, mes bendradarbiaujame, ir jie apsaugo mus, mes sutikome, ir nuo tos dienos mes gyvenome melu. Ar tai buvo tiesa? Ar Kazimiera ir Algirdas iš tikrųjų buvo priversti bendradarbiauti? Ir jei taip, kokią kainą jie mokėjo už šį susitarimą? Algirdo dienoraštyje buvo dar vienas įrašas, kuris atskleidė dar daugiau. Šis įrašas buvo rašytas 2009 metais, likus metams iki Algirdo mirties. Jis rašė: Aš žinau, kad netrukus mirsiu. Aš jaučiu, kaip mano kūnas silpsta, kaip mano protas miglojasi. Bet prieš mirdamas aš turiu užrašyti tiesą ne dėl savęs, o dėl Kazimieros. Kad ji žinotų, jog aš ją mylėjau. Kad ji žinotų, jog viskas, ką dariau, dariau dėl jos. Net kai tai reiškia išduoti kitus, net kai tai reiškia gyventi melu. Toliau jis rašė: Mes perdavėme informaciją apie 3 žmones. 3 žmonės, kurie buvo mūsų draugai, kurie mumis pasitikėjo. Mes žinojome, kad jie bus suimti, galbūt net ištremti. Bet mes tai padarėme, nes jie pasakė, kad jei nepadarysime, mūsų dukra Rasa nukentės. Jie pasakė, kad ji bus pašalinta iš universiteto, kad jos gyvenimas bus sunaikintas. Ir mes negalėjome to leisti. Mes pasirinkom ją apsaugoti, net jei tai reiškia išduoti kitus. Kas buvo tie 3 žmonės? Algirdas neįvardijo jų vardų, bet jis rašė: Aš žinau, kad vienas iš jų mirė kalėjime. Kiti 2 buvo ištremti į Sibirą. Aš nežinau, ar jie išgyveno. Bet aš žinau, kad jų kraujas yra ant mūsų rankų ir aš žinau, kad mes niekada negalėsime savo atleisti. Ar tai buvo tiesa? Ar Kazimiera ir Algirdas iš tikrųjų išdavė 3 žmonės, kad apsaugotų savo dukrą? Ir jei taip, kaip jie gyveno su šia kalte visus tuos metus? Bibliotekos darbuotoja nusprendė patikrinti Algirdo teiginius ir ieškojo informacijos archyvuose. Ji kalbėjosi su istorikais, ji bandė rasti įrodymus. Ir ji rado kažką, kas patvirtino Algirdo žodžius. 1976 metais 3 žmonės buvo suimti Vilniuje. Jie buvo kaltinami antisovietinė veikla. Vienas iš jų mirė tardymo metu, kiti 2 buvo ištremti į Sibirą. Jų vardai buvo Jonas Kazlauskas, Petras Jankauskas ir Marija Petrauskienė. Kas jie buvo? Istorikai pasakoja, kad jie buvo disidentai, kurie kovojo už Lietuvos laisvę. Jie platino antisovietinės knygas, jie organizavo slaptus susitikimus, jie buvo pavojingi režimui. Bet kaip jie buvo sučiupti? Viename dokumente, kuris dabar saugomas Lietuvos ypatingajame archyve, yra nuoroda į informatorių, kuris perdavė informaciją apie šiuos 3 žmones.
Informatoriaus kodinis vardas buvo dvyniai tas pats kodinis vardas, kuris buvo naudojamas operacijoje prieš Kazimierą ir Algirdą Prunskius. Ar tai reiškia, kad Kazimiera ir Algirdas iš tikrųjų buvo tie informatoriai? Ar jie iš tikrųjų išdavė šiuos 3 žmones? Istorikas, kuris tyrė šį atvejį, pasakoja, mes negalime būti 100% tikri, nes dokumentai yra neišsamus, liudytojai mirė. Bet yra pakankamai įrodymų, kad galėtume teigti, jog Prunskiai galėjo būti susiję su šių žmonių suėmimu. Ar tai reiškia, kad jie buvo blogi žmonės? Ne. Tai reiškia, kad jie buvo žmonės, kurie gyveno baisiais laikais ir buvo priversti priimti baisiausius sprendimus. Bet ar tai pateisina jų veiksmus? Ar galime jiems atleisti už tai, kad jie išdavė 3 žmones, kad apsaugotų savo dukrą? Ir ar Rasa žinojo apie tai, ką jos tėvai padarė? Bibliotekos darbuotoja nusprendė susisiekti su Rasa ir sužinoti, ar ji žinojo apie tai, ką jos tėvai padarė. Rasa sutiko susitikti, bet ji buvo labai emocinga. Ji pasakoja, aš niekada nežinojau apie tai ir mano tėvai niekada man nepasakė. Bet dabar, kai sužinojau, viskas įgauna prasmę. Kodėl jie gyveno atskirai, kodėl jie niekada nesiskyrė, kodėl jie visada buvo tokie liūdni, tokie uždarę. Jie nešė šią naštą visą gyvenimą ir jie niekada negalėjo jos padėti. Rasa verkia, kai kalba apie savo tėvus. Ji sako, aš nežinau, ar galiu jiems atleisti. Jie išdavė žmones, kurie kovojo už Lietuvos laisvę. Jie padarė kažką baisaus. Bet kartu aš suprantu, kodėl jie tai padarė. Jie norėjo mane apsaugoti. Jie norėjo, kad aš turėčiau normalų gyvenimą. Ir jie paaukojo viską dėl to, bet ar tai pateisina jų veiksmus? Rasa nežino. Ji sako, aš nežinau, kas yra teisinga. Aš nežinau, ar galima atleisti už tokius dalykus. Bet aš žinau, kad mano tėvai buvo žmonės, kurie mylėjo mane labiau nei bet ką pasaulyje. Ir jie padarė tai, ką manė esant teisinga, net kai tai buvo baisu. Rasa taip pat atskleidžia kažką, ko niekas nežinojo. Ji sako, po mano motinos mirties aš radau laišką, kurį ji man paliko. Jame ji rašė apie tai, ką ji ir tėtis padarė. Ji rašė apie 3 žmones, kuriuos jie išdavė. Ir ji rašė, kad ji niekada savo neatleido, kad ji gyveno su šia kalte kiekvieną dieną ir kad ji tikisi, jog aš galėsiu jai atleisti. Ar Rasa atleido? Ji sako, aš nežinau. Aš vis dar bandau suprasti. Bet aš žinau, kad mano motina buvo žmogus, kuris padarė klaidų, didelių klaidų. Bet ji taip pat buvo žmogus, kuris mylėjo savo šalį, kuris kovojo už jos laisvę, kuris padarė daug gero. Ir galbūt tai yra vienintelė tiesa, kurią galiu žinoti. Šiandien daugiau nei 10 metų po Kazimieros Prunskienės mirties, jos santuoka vis dar yra mįslė. Bet dabar mes žinome daugiau. Mes žinome, kad ji ir Algirdas buvo priversti bendradarbiauti. Mes žinome, kad jie išdavė 3 žmones, kad apsaugotų savo dukrą. Mes žinome, kad jie gyveno su šia kalte visą gyvenimą. Bet mes taip pat žinome, kad jie mylėjo vienas kitą, kad jie norėjo būti kartu, bet negalėjo, kad jų santuoka buvo ne tik formalumas, bet ir būdas apsaugoti vienas kitą. Galima gyventi skyrium, bet būti kartu. Tai buvo Kazimieros žodžiai. Ir dabar mes suprantame, ką ji turėjo omenyje. Kad galima būti fiziškai atskirtiems, bet emociškai susijusiems. Kad galima nešti tą pačią naštą, net kai esi vienas. Kad galima mylėti ką nors, net kai negali su juo būti. Kazimieros ir Algirdo santuoka buvo ne apie meilę tradicinę prasme. Ji buvo apie išgyvenimą, apie apsaugą, apie tai, kaip 2 žmonės gali būti kartu, net kai viskas juos skiria. Jie padarė klaidų, didelių klaidų. Jie išdavė žmones, jie gyveno melu, jie niekada negalėjo būti laisvi. Bet jie taip pat mylėjo vienas kitą, jie apsaugojo savo dukrą, jie kovojo už Lietuvos laisvę. Ir galbūt tai yra vienintelė tiesa, kurią galime žinoti, kad jie buvo žmonės su visais žmogaus silpnumais ir stiprybėmis. Kazimieros Prunskienės istorija yra ne tik apie politiką, ne tik apie paslaptis, ne tik apie Lietuvos nepriklausomybę. Ji yra apie žmogų, kuris gyveno sudėtingą gyvenimą sudėtingais laikais. Apie žmogų, kuris padarė klaidų, bet taip pat padarė daug gero.
Apie žmogų, kuris mylėjo, bet niekada negalėjo būti mylimas taip, kaip norėjo. Galima gyventi skyrium, bet būti kartu. Tai ne tik frazė. Tai gyvenimo būdas. Tai meilės forma. Tai tiesa, kurią Kazimiera ir Algirdas gyveno kiekvieną dieną. Ir tai yra palikimas, kurį jie paliko mums, kad meilė nėra apie tai, kur esi, o apie tai, kur yra tavo širdis.